Ir gal viso to tokioj visumoj mes pradėjom labai smarkiai augti. Nu, mes tikrai, taip mes patys, mes su Luku, Lukas, nesakiau, mano vyro vardas Lukas, tai mes pradėjom labai staigiai augti ir mes tokio to augimo net nesitikėjome, mes patys buvom tokio, kad mes jau, kaip čia, mes tik atidarėme, mes jau ten po 1,5 metų mes jau nebetelpam patalpose. Aš manau, kad galbūt sėkmė buvo ta, kad mūsų nebuvo tikslas ten kažkoksai, kad ateiti darbinti belenką ir uždirbti daug pinigų. O mūsų tikslas buvo sukurti tą fainą atmosferą, kurioje mes norim dirbti ir kurioje nori dirbti kiti. Nu, kas yra norma? Kas nustatė normą, kiek tai lytinių santykių per savaitę? Ne? Nu, nėra normos, yra mūsų kažkokios nubrėžtos ribos. Nu, vyras, tarkim, nori kiekvieną dieną, o aš noriu vieną kartą per mėnesį. Pavyzdžiui, testosteronas, ne? Vyriškas hormonas, kurio ten vyrų, tarkim, normos ten būna ten koks nors 15-20, tai yra kad ta normos ribos. Jis yra pakankamai aukštas ir tas testosteronas yra susijęs su to padidėjusiu lytiniu potraukiu. Sako, nu tai kaip jį pakelt? Nu gerai, nu galim skirti testosteroną, pradės augti barzda, tarkim, prasiras plikimas. Labas, noriu padėkoti šio epizodo rėmėjams Lietuvos kreditų unijų grupiai ir Gentle Day. Gentle Day yra lietuviškas prekės ženklas ir stebina mane dėl savo inovacijų ir ekologijos. Šį produktą sukūrė moteris kitoms moterims, kurios nori jaustis geriau ir patogiau kiekvieną ciklo dieną ir išvengti sudirgimų bei diskomforto. Tai aš labai džiaugiuosi, kad jie skyrė mums nuolaidos kodą Nerutina20 ir galios šį mėnesį. Taip pat kitas rėmėjas yra Lietuvos kredito unija. Čia rasi visas finansinės paslaugas. O dabar einam į podcastą su ginekologė Greta. Tai aš visą laiką epizodo pradžioje pasakau savo pašnekovui, kodėl jį pasikviečiau. Tai pirma priežastis yra tai, kad yra kažkoks požiūris Lietuvoje, kad gydytojai, ir mokytojai, dar čia gal atrastume profesijų, kurios yra mažai apmokamos ir, neapsimoka dirbti. Tai man tavo galbūt perspektyva, tavo kaip tu susikūrei savo karjerą, taip kaip tau norisi ir turi fainą savo erdvę darbo ir, nežinau, aišku, finansiškai kiek uždirbi, bet atrodo, kad ganėtinai turi geras sąlygas savo susikūrusi. Tai čia pirma dalis, įdomu yra tavo karjeros kelias, kaip tau pavyko susikurti, o antra dalis yra tai, kad labai, nors ir sako, kad moteris dabar drąsiau kalba ten ir apie seksualumą, ir apie tas ginekologinės kažkokias problemas, bet iš tiesų, dar pasižiūrėtumėm aplinkoje, kiek tarp draugių ten kalbasi apie tam tikras intimes problemas ir drįsta nueiti iš vis pas ginekologą pasiaiškinti, nebent jau labai jau ten kažkas blogai. Tai tu esi tas žmogus, kuris drąsiai kalba, drąsiai dalinasi savo žiniomis ir padeda išdrįsti, ateiti, pasikalbėti ir dalintis toliau. Tai labai džiaugiuosi, kad esi. Ir tai mano pirmas klausimas gal ir būtų toksai apie karjerą tavo, kokia buvo tavo pradžia, kaip tu pradėjai, kaip tu čia atsiradai, ar iš karto galvoji, kad aš noriu būti ginekologė. Čia tikriausiai galėčiau turbūt 2 paras pasakoti visą to kelio, bet taip tai šiaip turbūt ta pati pradžia apskritai, kad sugalvojau stoti tą mediciną, aš neturėjau kitų apskritai jokių pasirinkimų, man medicina buvo vienintelis, bet gal dėl to, kad aš buvau tas toksai vaikas realistinis, toksai, kur buvo viskas matematika, biologija, chemija, tas realas grinas buvo mokykloje ir man tikrai daug sunkiau sekėsi ten kalbos, istorijos, geografijos, aš buvau labiau toksai į tos mokslus orientuota, tai man daug to pasirinkimo nebuvo. Tai aš gana taip, plus mano brolis vyresnis įstojo į mediciną, tai dar toksai buvo man paskatas kažkoks eiti iš paskos, tai aš kažkaip tą mediciną labai taip be jokių svarstymų nuėjau. Studijos, aišku, buvo be galo sunkios, labai sunkios, tai tikrai aš kažkaip, tikriausiai labai su daug užuojautos tai visiems medicinos studentam, kurie dabar dar mokosi pirmosios 6 kursuose, aš dažnai sakau, kad kai aš matydavau savo klasiokus, kažkokius draugus, kurie gyvena kartu Vilniuje ir kaip jie leidžia laisvalaikį, tai taip nebūdavo. Būdavo, kad aš mokydavausi ten, tarkim, 12 valandų per parą, būdavau, kad naktį nemiegodavau, į klubą nueidavau, gal ten, nežinau, turbūt per metus 5 kartus buvau klube. Tai tokių tikrai mokslai yra be galo sunkus ir emociškai visokiais būdais ir tai tikrai labai sunkus.
Bet nepalūžau, kažkaip manęs tie sunkumai labai negazino, tai aš kažkaip ėjau toliau ir mes visada susidurėm su labai daug įvairiausių ciklų. Mes visus ciklus medicinai praeinam bent po truputį, tokia bent po mėnesį gauni pabūti chirurgijoje, ginekologijoje, urologijoje ir pajausti, kas yra ta specialybė, bent jau minimaliai. Ir man 4 kurse buvo akušerės ginekologijos ciklas ir man kažkaip tai buvo labai artima, kažkaip man buvo labai įdomu, aš ten dabar tos visus moteris, tos ciklus, tos hormonus, kaip ten viskas vyksta, skaičiau ir man gal tas buvo lengva, kad viskas atrodo lengvai įsimindavo, buvo gal lengvai suprantama. Atrodo, kitur tu skaitai, ten skaitai, vis tiek pamirši, nedaskaitai ir toks atrodo, kad ne tavo. O ginekologija man gerai ėjosi. Tada aš pradėjau vasarom praktikas ten Antakalnį ligoninėje, paskui Santaros, kai atsidarė ten tas akušerijos ginekologijos centras, F korpusas, irgi pradėjau dirbti praktikas, kaip studentė eidavau. Ir buvo vienas gydytojas, kuris be proto mane sužavėjo ir jisai, prisimenu, aš buvau visiškai studentė, jo su manim ten sėdėdavo, siūlus kartu riždavo, ten, tai va kaip mazgą užrišti, tad vesdavosi operaciją, leisdavo kablį palaikyti, o tada toks studentas, tada atsivedė operacinę, apsirengė su tą chirurginę aprangą, mane taip sužavėjo, apskritai tas gydytojas tikriausiai labai emociškai patraukė tą specialybę. Ir aš, kai ateidavau paskui jau sekančiais metais į tą praktiką, aš jau ten jausdavausi kaip namie. Aš jau ten viską pažinojau gydytojus, aš jau daug ką žinojau, tą tvarką, aš galėdavau ir popierių surašyti kitiem gydytojim. Tai aš jau toksai kažkaip ir pasijaučiau labai sava šitoj specialybei. Ir man nebeliko kitų klausimų. Kažkaip aš ten pradėjau tą praktiką ir kai įstojau į rezidentūrą, aš neturėjau kitų variantų. Aš stojau, sakiau, jeigu čia neįstosiu, gal ten kitą specialybę tokią rezervinę turėjau, bet aš žinojau, kad aš turiu ten įstoti, aš turiu kažkaip, mano balai buvo geri, aš ir mokiausi gerai, aš turiu įstoti. Tai aš ir įstojau kažkaip. Tai prasidėjo ta visa rezidentūra tada. Rezidentūra irgi buvo labai sunki, bet labai įdomi iš tikrųjų. Aš labai dėkinga tam centrui, nes kur aš praleidau visą rezidentūrą, tai aš nuo 2014 metų visiškai su ginekologijai, tai vien tik ginekologijai. Tai labai daug išmokau, bet būdavo taip, kad dirbdavau, tarkim, kokį ten 12 naktų per mėnesį, kai reiškia, tu pareini, išmėgi išeini. Būdavo taip, kad aš pareinu po naktinio budėjimo, pamiegu kokias 6 valandas, vėl išnu naktiniam budėjimui. Bet aišku, tai nebūdavo grafikai, kad taip man versdavo kas nors dirbti, aš tiesiog pati norėdavau. Man patikdavo, kad aš eidavau, tik matydavau, kad turiu galimybę ir jėgas eiti, aš ir eidavau. Tai va, dirbau, tai rezidentūros metais tikrai kažkaip irgi labai daug savęs atidaviau, bet be galo daug išmokau ir natūraliai gavosi toksai, kad aš labai daug iniciatyvos rodydavau ir labai gydytojams ten stengdavausi padėti, ateiti, ten pabudėti, aš gaudavau labai daug atgalios. Tada jie gaudavo man, tu atėjai man padėti budėti, tu labai motyvuota, ačiū, kad atėjai, tai prašau, ten imk, dabar einam ten kokią operacinę, aš čia pamokinsiu Cezarį daryti. Ir toks aš gaudavau labai daug atgalios, tai kažkaip tai mane tas dar labiau motyvavo, dar labiau vežė tokia, tai ir aš toksai buvo, kad aš dar daugiau noriu, dar daugiau ir dar išprotėjimą ten norėjau dirbti, kol nebuvo šeimos, vaikų ir visa kita. Tai aš ten praleidau didžiąją dalį savo gyvenimo ligoninėje, bet labai daug išmokau. Prasidėjo paskui visokios doktorantūros, žodžiu, čia tas jau sekė greta tos rezidentūros. Ir pabaigimo aš pasilikau dirbti 3 lygio ligoninėje, Santaros klinikose, bet tada atsirado šeima. Viškai pradėjo situacija kažkiek keistis. Ir tada tu supratau, kad iš tos tokios didžiulio noro dirbti, tada reikia kažkaip rinktis. Šeima ar darbas, ar tikrai noriu budėti čia kiekvieną parą, namiegi vyras dabar namie pasiliko miegoti, paskui gimė dukra, tai dar dukra namie dabar naktį miega, aš nenoriu tos dukros vienos naktį palikti. Tada atsirado kažkokių tokių klaustukų, kurie jau žiūri, kad biški liktai iš čia jau svarbiau darosi, ne tik tas darbas jau yra tau svarbiausias. Kol tu esi studentas, rezidentas, neturi šeimos, tai toksai draugai, darbas ir tas darbas labai svarbus. Kai atsiranda šeima, tada jau atsiranda ir svarbesnių dalykų už darbą. Tada atsirado kažkokių alternatyvų. Pradėjau dirbti privačioj klinikoje. Biški pusę etato Santaros klinikose, pusę etato privačioj klinikoje. Kažkaip sekėsi labai gerai, kažkaip toksai bendravimo prasme didelio kažkokio barjero su klientėm, pacientėm, nežinau, draugiam, aš visai jas vadinu, draugės, pacientės, klientės, jos gali, aš sakau, man irgi konsultacijų, sakykit man, kaip norit, Greta, tu, jūs, daktarė, gydytoja, man visiškai taip, tai aš taip laisvai jaučiuosi. Tai man sekdavosi gana lengvai bendrauti ir kažkaip tas pacientų ratas vis pradėjo didėti, jų didėti, žiūriu, kad vis sugrįžta, jau vienas nėštumas, antras nėštumas grįžta pas mane stebėjimui.
Ir kažkaip mes su vyru pradėjom, tada jau, jis irgi medikas yra, mes pradėjom šnekėti, kad taip neblogai sekasi, gal visai čia būtų neblogai savo kažką turėti, nes, kaip ir klientūros, gal aš turėčiau, gal čia turbūt išeitų patiems, galėtume pasidaryti tokią taip kaip mes norim. Dažnai, kai tu dirbi kažkur, tu vis tiek turi taikytis prie tų sąlygų. Valstybiniai ligoniai tu apskritai nieko pakeisti negali. Ten tu jautiesi toks mažas sraigtelis toj sistemoje, kad jeigu tu būsi ar nebūsi, niekas ten nesubirės. Nebūsi tu, bus kitas sraigtai tavo vietą įdės. Ir ten dažnai tavo nuomonė tokia nelabai svarbi ir tu toksai nesijauti svarbus. Jautiesi, kad ateini, padarai darbą ir išeini. Ir nieko pakeisti negali. Tai kažkaip mes taip bendru sutarimu kažkaip po truputį pradėjom ir 21 metais savo įsikūrėm tą jau kliniką, startavom, tai taip tiesiog su tokiu, mes vadinam, su tokiu jaunatiniu entuzijazmu, nieko per daug nesuprasdami, žinot, dar turiu laiko kalbėti. Jo, viskas gerai. Mane pertraukė, tai aš čia įsibėgiau, sakau, aš galiu 2 paras pasakoti. Tai kažkaip aš prisimenu, mes kai sakom, darom, nusipirkom tas patalpas ir taip ateinam į tas patalpas ir taip stovim būdu, darom, bet kas toliau? Nieko, sakau, aš nežinau, nei kokios tos licencijos, kaip jas gauti, kas tai higienos pasai, kokius ant popierių susitvarkyti, kokie čia iš vis reikalavimai, kokios čia sienos, nieko, bet mes taip entuziastingai pradėjom ir paskui taip, tai kas toliau. Bet nieko. Paskui žiūri žingsnis po žingsnio, vienas paskui tave suveda su kitu žmogum, tas žmogus su dar kitu, trečias, ir tas ratas po truputį pradėjo plėstis ir kažkaip visą tą kliniką įsivažiavo. Ir mes, kadangi buvom, kai abudu su vyru buvom gydytojai, tai mes taip ir esam. Tai mes turėjom begalės, daug aplinkų, grupiokai, kursiokai, ligoniniai bendradarbiai, ten vyresni, ten kartu, ten rezidentūrai dirbom. Mes turėjom labai daug pažįstamų. Ir mes su vyru gana panašaus tokio požiūrio esam, tai mes ir rinkome žmonės, kurie daugmaž panašaus požiūrio kaip mes. Taip stengiamės tą savo tokią sudaryti atmosferą, kur mums būtų labai malonu ir faina dirbti. Kad ne tik įdarbinti žmogų, kad tiesiog dėl vieneto, kad man būtinai reikia ten kokio nors ginekologą ar urologą, tiesiog nesreikia, bet ką įdarbinau, kas tik nori ateiti, bet rinkomas pagal tai, kad atitiktų tą atmosferą ir mes ten jaustumėmės taip kaip namie toj klinikoje. Tai va. Ir buvo tos mūsų tokių draugų, kur atydavo, sako, mes pradėjome šnekėti apie įdarbinimą, sakydavo, gerai, tai ateisiu, dėl atlyginimo nieko tokio, galite nemokėti, pradžiai dėl to, kad čia draugai, dėl to, kad jums padėti, dėl to, buvo tokių žmonių, kurie tiesiog ėjo iš tos idėjos, nes jiems buvo faina, kad pažįstami draugai atidarė kliniką, čia bus linksma, visi grupiokai, kursiokai, mes čia labai fainai dirbsim komandai. Ir jie taip atėjo su tokiu labai fainu nusiteikimu kažkaip tais. Ir ta atmosfera, tokia mes iki šiol palaikom. Ir aš manau, kad tai iš tikrųjų pacientam galbūt patinka, nes jie tą jaučia, visi draugiški, visi faini, visi kažkaip tais bendrauja, visi ten tą pacientą prižiūri, jeigu tu kažko nežinai, ten duodi kitam specialistui, žiūrėk, gal tave tas pakonsultuos, toksai yra tęstinumas, ne tai, kad numeti žmogų, kad eik kažkur pas urologą, bet jis ateina ir čia tu tiesiog parekomenduoji, užrašai, paskambini, paprašai, papasakoji, kas yra toks. Aš manau, kad pacientai tą tokį rūpestį ir geranoriškumą jų atžvilgių labai jaučia. Ir gal viso to tokioj visumoje mes pradėjom labai smarkiai augti. Mes tikrai, taip mes patys, mes su Luku, Lukas, nesakiau, mano vyro vardas Lukas, tai mes pradėjom labai staigiai augti ir mes tokio to augimo net nesitikėjome. Mes patys buvom tokia, kad mes jau, kaip čia, mes tik atidarėm, mes jau ten po 1,5 metų mes jau nebetelpam patalpose ir čia pilna, ir žmonės sako, aš noriu dar dirbti, mes sakom, mes jau nebeturim kur jau, mes jau viskas užimta, nebeturim kur dirbti. Ir tada prasidėjo, kad gal reikia antros klinikos. Ir tas toksai. Bet aš manau, kad galbūt sėkmė buvo ta, kad mūsų nebuvo tikslas ten kažkoksai, kad ateiti darbinti belenką ir uždirbti daug pinigų, o mūsų tikslas buvo sukurti tą fainą atmosferą, kurioje mes norim dirbti ir kurioje nori dirbti kiti. Ir mes kažkaip labai daug iš savo personalo, mes dažnai darom visokias šventes kartu, visi švenčiam, ten kartu suvažiam su antrom pusėm, ten man su vaikais, be vaikų, su vyrai žmonom. Ir visi taip ir sako, mes taip pačiamės kaip kokiam grupiokų susitikime, visi vieni kitus pažįsta ir jaučiasi labai fainai. Tai aš kažkaip manau, kad tas mūsų turbūt toksai labiau ta orientacija ir dėmesys mūsų darbuotojams ir tam norui suteikti jiems
sąlygas jaustis gerai savo aplinkoje ir mums turbūt ir davė tą augimą. Ir tikrai, kaip aš dažnai sakau, ne įranga už milijonus tenais, kai ten perka ir sako, mes nusipirkome geriausią Baltijos šalyse esantį lazerį ar ten kažkokį ten echoskopą. Nu, kas iš to, tu nusipirk už milijoną, bet jeigu tu turi žmogų, kuris tiesiog nenori pas tave dirbti, jeigu tu turi nelaimingą žmogų, jeigu tu turi žmogų, kuris nemoka tavo aparatą už tą milijoną valdyti, nu kas iš to, kad tu jį tokį nupirkai? Man atrodo, kad didžioji dalis sėkmės medicinai yra tame, kai gydytojas konsultuoja ir jisai kaifuoja nuo to. Jeigu jisai nori rasti, jeigu nori padėti, jeigu jisai nori tą, tai aš manau, kad čia yra gydymo sėkmė. Nu, vaistą didžioji dalis mes išmokstam paskirti per tiek metų studijų, bet bendrauti tikriausiai ne visi išmokstame per visą gyvenimą. Tai jeigu tu turi specialistą, kuris moka bendrauti, yra suinteresuotas padėti pacientui, tai aš manau, kad čia turbūt didžioji dalis sėkmės yra tikrai ne aparatūros ten dar kažkieno. Bet, nu, va, pavyzdžiui, tu iš lūpas maždaug prisirinkai klientų, bet tada, kaip atsirado sekėjai auditorija, ten irgi 36 000, ar ne? Tai va, tu vis tiek kažkokius veiksmus darai, kad ar tai buvo strateginiai, ar tai irgi vat, natūraliai kažko dalinausi, vat, kaip viskas. Kaip auga auditorija? Taip. Nežinau, čia iš viso tikriausiai, dėl šito tai nežinau, čia man yra mistika iš viso, nes pats Instagramas, tas mano profilis, jisai apskritai, aš buvau, kai vadinasi, save tokiu visiškai socialiniuose tose erdvėse, aš buvau visiškai ten grindų lygiai, aš apskritai nieko ten nemokėjau, nežinau, aš iki pačio labai daug dalykų nežinau. Kai manęs kiti paklausė, kaip tu kuri postus, sakau, su paintu, sakau, nupiešiu. Kitiem, tie žmonės, kurie turi Instagram'e 100 000 sekėjų ir jie ten dirba, turi komandą, su appsais ten kūrė, ten yra tas tvarkaršys, kada tas įsikels, nieko neturiu, nemoku. Aš esu visiškai toksai, kur žmogus, kur aš dariau viską širdies. Aš kai susikūriau, man toksai buvo, nu gal pabandysiu, bet aš neturėjau kažkokio didelio intereso, aš net neįsivaizdavau, kaip čia viskas vyksta. Susikūriau tą paskyrą, nors atrodo, aš nei Facebook'e labai aktyvi esu, nei dar kažkur. Instagram'o iš vis dar neturėjau, kai aš iš vis ten turėjau, paskui išsitryniau, paskui vėl susikūriau, ten nieko neturėjau. Tai aš netgi savo asmeninės paskyros neturiu Instagram'e. Aš grinai ją susikūriau tiesiai kaip gydytoja Greta, kad būčiau. Tai, nu, vat viską aš kažkaip nuo to ir pradėjau. Tai vieną postą keli, paskui žiūri, kad tenais, nu, padarai kažką, kad pašėrini, kad daugiau žmonių jį pamatytų. Turbūt, kuo tų postų daugėja, kuo daugiau žmonių, kurio manęs neseka, pamato mano postus, žiūri, kad, ai, gal visai įdomu, gal man aktualu, gal apie tą, gal apie dar kažką. Ir kažkaip tų žmonių po truputį daugėja. Tai kažkur ateini, vat, gal kažkokį interviu, kažkokie laivai su kažkuo, ta žmonės irgi tai vis mato, tu mataisi, tai ir tų žmonių po truputį daugėja. Tai aš manau, kad didžioji dalis galbūt mano profilis seka dėl to informacijos kiekio, nes šiaip kažkokių kitų dalykų aš reklamų neužsiimu. Aš esu griežtai pasakiusi įvairiom kompanijom, kad ne, aš netgi jeigu mane kviečia kažkokius interviu, aš sakau, aš ateisiu nemokamai, man sakau, mokėti nereikia, bet jeigu mes kalbėsim normaliai, tarkim apie mano pauzę, va čia neišnekėjau dar kažką, ir jeigu netgi ir būna ten remia ten kažkokią tai laidą, aš niekada neimu pinigų už tą laidą. Gal kitiem ten moka, gal dar kažko, sakau, man nereikia. Aš noriu šviesti moteris, aš ateisiu, finansiniai dalykai dabar bent jau šiuo metu manęs nevilioja, aš tikrai nešnekėsiu temą, kurią aš nenoriu šnekėti ir negaliu ir nesuprantu. Tai reklamos pas mane nėra. Aš niekada nereklamuoju ten siurblių papuošalų ar ten dar kažko, kuris vis su manim nėra. Nebent aš kažką jau taip nuoširdžiai, tarkim, nusiperku, arba kažkur nuvažiuoju ir va ten noriu žmonėms parodyti, žiūrėkit, kad čia labai faina, mes su šeima atvažiavom, tai tada aš parodau. Bet dėl to, kad man pačiai faina, dėl to, kad aš noriu jam tą parodyti, kad jūs gal nueikit, žiūrėkit, čia kokia faina mugė vyksta ar dar kažkas. Tai žmonių, aš manau, kad nedaugėja pas mane pagrindė iš reklamos. Aš manau, kad jų daugiausiai augimas yra dėl tos informacijos kiekio ir kad tiesiog aš šerinu tos postus ir jie vis žmonių daugiau pamato, jeigu jie tos postas jį užkabina, tai jisai ir visi pradeda following. Tai Jo, ir aš atsimenu, mes dar susirašinėjom, čia galiu gal ir pasidalinti, kad aš tavęs paklausiau, kad mūsų epizodo rėmėjas yra Gentle Day ir tavęs paklausiau, ar viskas gerai su tuo ir tu pasakai, kad viskas gerai, tau ir pačiai liktai, kai patinka, bet nenori tiesiog sieti save su reklamom ir man kažkaip labai patinka ta mintis, kad
gydytojas, labai yra tas slidi riba reklamos, man atrodo, kur svarbu yra išlaikyti. Taip. Tai aš netgi pati turiu vieną šitą laivą su Gentle Day mes darėm, bet aš tada netgi pati jiem pasiūlė. Ne jie man pasiūlė, aš jiem pasiūlė dėl to, kad jie turėjo labai daug, tarkim, ir kelnaitės, ir tamponai, ir paketai, ir aš jiems sakiau, tai padarom, jūs papasakokit moteriam, kuo skiriasi tas nuo to, kodėl geriau rinktis tiesiog dėl tos intimios higienos jie tikrai gali papasakoti daug ir turbūt daugiau negu aš, nes jie ir apie visus gaminimus, nes jie patys gamina, jie gali viską papasakoti. Ir tai buvo nereklaminis dalykas, aš pati jiem pasiūliau šitą laivą, kad mes davai padarom. Tai aš manau, kad gydytojas turi būti nuo to atsakingas, nes aš pati, kaip būdama medicinos atstovė, jeigu aš pradėsiu pasakot, kad žiūrėkit, kokie geri ten žuvų taukai, nors tarkim, aš pati jų negeriu ir mano šeima jų negeria. Nu, tai kodėl aš turiu apgaudinėti savo sekėją, kad pirkit papildus, jeigu aš pati jų negeriu. Jeigu aš juos gerčiau, sakykit, žiūrėkit, padarė man stebuklą, čia kažkokia ten aukso lašiukai, ten amžiškumo ir visa kita, tai pirkit, nes man ten super viskas susitvarkė. Tai aš tikrai paveiksluosiu ir visiems parodysiu. Bet šiaip tai aš manau, aš turiu būti atsakinga už tai, ką aš rodau. Aš ir visokias, tarkim, turėjau nesenai irgi pasiūlymą eiti į gydytojų konferenciją, skaityti pranešimą vieną temą, nesakysiu, nei kokia tema, nei kokia firma. Tai aš irgi atsisakiau, aš sakau, tai aš neturiu ką jiem pasakyti. Sako, tai gal čia kažką, gal kad labiau matomas veidas, žmonės daugiau žino, gal biškai apie tokią priemonę daugiau pasakos. Sakau, tie žmonės, kuriem aš pasakosiu, jie tą priemonę visiškai puikiai žino. Ir jie, jeigu nori, siūlo savo pacientam, nenori. Tai aš atsisakiau. Tai, nes aš kažkaip, man pačiai prieš save yra nesmagu net savo kolegom pasakoti dalykus, aš jau kaip parsidavusi jaučiuosi, aš tokia jaučiuosi, man, sakau, nešvari. Aš tokia, kur atrodo, aš pati einu per save ir sakau tai, ko aš nenoriu. Ne mano. Aš nežinau, gal kažkas trenks per kūnas per galvą ir aš pradėsiu čia viską dėti nuo sirblių iki ten kažko į savo šitą, bet šiai dienai, tai sakau, nereklamuoju. Ja. Tai aš, visiškai pritariu, mums podcastui, tai labai, mes renkamės atsakingai irgi rėmėjus, kadangi čia ir temai, tinka ir aš pati naudoju Gentle Day, nes šiaip esu itin jautri ir man labai svarbu, ten, kad nealergizuotų ir panašiai, tai man, ta reklama tokia nuoširdi ir natūrali gaunasi, tai čia Ieva žino, kaip sunku įsirinkti rėmėjus, nes tikrai yra taip, kad podcastuose dažnai reklamuoja tie, kur mums vertybiškai netinka ir tada ir tada reikia ieškoti, daugiau pastangų dėti. Tai va. Ar tau yra buvę kokių kuriozinių situacijų su klientais, nežinau, kažko netikėto ar nepatogaus, ar nežinau, juokingo, gal atsimeni kažkokių istorijų? Aišku, kiek gali dalintis, nes čia konfidencialumas ar dar kažką. Yra įvairiausių tų istorijų buvę ir juokingų, ir nejokingų iš tikrųjų yra buvę. Tai dažniausiai, kai jos būna juokingos, aišku, jos pasimirštam, mes su pacientėm dažniausiai pasijuokiam. Šiaip tais, turbūt bendrai ta tokia, man labai prisimenu, būdavo, kai mes pradėjom tik klinikoje dirbti, dažniausiai slaugytos ir administratorės, jos nelabai manęs asmeniškai pažinojo. Aš jiems buvau tiesiog kaip darbdavys ir tai laba diena, dabar jau mes jau viskas tu pas mus lygmenį. Ir kažkaip jos laikas sakydavo, sako, aš nesuprantu, kodėl pas save kabinti visi tik juokėsi. Toksai, sako, šiandien, žinau, kad ten visi hihiha, sako, aš net girdžiu, mes sėdime, sako, registratūrą ir ten girdim, ko jūs ten juokėtės. Tai aš dažniausiai visada konsultacijos metu taip stengiuosi palaikyti tokią paprastą atmosferą, kad, tai kaip sekasi, tai ką veikia, tai kur išvažiuoja, tai iš kur atvažiavot, kodėl čia su tašėm atėjo, tai kur čia, toksai, stengiuosi žmogų nuimti tą tokį stresą, kad aš suprantu, kad ateit pas ginekologą tikrai čia nėra tas, nes žinau, kad jam reikės nusirengti iki pusės, kuris iš mūsų patenkintas lakstytų, ne vienas nepatenkintas. Tai aš dažniausiai stengiuosi numušti tą streso lygį, kad žmogus pasijaustų jaukiau, ir pradėdavau visokių, ir mes įsišnekėdami, aišku, dar būdavo tas juokas ir jos vis tenais ir klausdavo, sako, nesuprantu, tada apie nieką šnekėjom, apie kažką, apie kelionę. Bet esu turėjus ir tokių, tarkim, labai, turbūt vienintelę, tikriausiai netgi per visą savo karjerą tikriausiai turėjau vienintelę, galbūt labiau
nemalonę tokią situaciją, kur jinai iki pačiol nėra iki galo ten nesisprendusi, kur žmogus tiesiog buvo priešingai, tarkim, kad didžiai daliai tinka tas, mano, tarkim, tas, kad aš stengiuosi tą stresą nuimti, tai buvo žmogus, kur aš bandžiau ir kalbėti, šnekėti, kuris mane kaltino, kad aš šypsausi per konsultaciją, tarkim, va tokių dalykų buvo, kur aš iki pačiol kartais pagalvoju, taip, nu visą, kad tu gal, nu, tikriausiai ne visi žmonės yra vienodi ir gal ne visiems tinka tas mano būdas, tarkim, tas toksai, gal kiti nori ateiti ir taip labai gauti tą tokį... Bet ar atėjo dar kitą kartą? Jinai ėjo pas mane kelis kartus iki tol, kol vyko ta konfliktinė situacija. Tai ir daugiau nebetėjo, aišku, pas mane, tai iki tos konfliktinės situacijos, tai buvau kaltinama, kad aš šypsojausi ten, kad dar kažką, kad skaičiau ligos istoriją, kas man yra privaloma daryti. Tai, tokių esu gavus tokių dalykų, kur čia tikrai nėra tai, kad apie mane ten, tarkim, daug gerų komentarų, kad aš tinku visiems. Tikrai aš gal netinku visiems, aš manau, kad daugam. Tai, bet šiaip didžioji dalis, turbūt situacijų aš daugiau prisimenu labai tokių juokingų, yra tokių buvę, kur iš vis aš vieną kartą jau ten esu pasakojus ir tai pacientė irgi puikiai tą žino ir mes labai taip gražiai iki šiol bendraujam. Tai buvo pati pirma mano apskritai pacientė gerovės klinikoje ir mes kažkaip tais ir turėjom operaciją, kažkaip buvo taip iš anksto suorganizuota, ten mes, kadangi tai buvo per pažįstamų žmonės, kad manęs prašė, kad aš tą operaciją tiesiog padaryčiau, tai buvo operacija, bet jinai pati tai nežinojo, kad tai yra pirma mano pacientė ir kažkaip tais ir aš prisimenu, jinai taip patė, mes pasišnekėjom, susipildėm popierius, viskas tvarkojo, tada viskas aišku ir jinai nuėjo tą operacinę, jau žodžiu, jai taip uždėjo tą jau toksai žmogus jau toks jau truputį išeinantis ir kažkaip jinai tai pradėjo, tada atsipalaidavo, pradėjo šnekėti, sako, labai gražiai jūsų klinika, sako, tai ar senai jūs čia jau dirbate? Ir kažkaip aš tai nieko, bet anesteziologas, tai sakau, kam tu leptelės? Jis sako, ne, jūs pirma pacientė. Ir jinai užmiego ir aš sakau, Dieve mano, sakau, tai įsivaizduoji, sakau, žmogus, sakau, jau viskas į narkozę padarys, jis to užminga, o tam prieš miegą pasakė, kad jis pirmas pacientas šitoj klinikui, kad nei aš, nei tu dar mes čia nedirbam, sakau, tai žinai, kokia jam panika galėjo užpulti. Bet kažkaip, bet jinai iki pačiol tą faktą atsimena, šitą pacientę ir jinai toliau pas mane lankosi, mes iki šiol su jie labai gražiai bendraujam visą ir jinai kiekvieną kartą ateina ir sako, žinai, sako, manęs registratoriui klausė, ar jūs pirmą kartą šitoj klinikoj? Sako, ne, aš apskritai pirmas žmogus čia. Tai jinai tokia, jo, ir jinai pas mane lankosi jau ten, pastojo iki pačiol, tai mes su iki pačiol gražiai labai bendraujam, tai labiau už tos situacijos pasijuokėm. Tai aš ją kažkaip įsimintina, jinai man dėl to, kad apskritai tai buvo pirma operacija, pirma konsultacija, pirmas žmogus ir dar plius tas jos klausimas prieš užmiegą, nors nebūtų to klausimo paklaususi. Tai va, bet šiaip daugiau teigiamų emocijų turiu iš to. O tada priešingai gal tau teko kažką nepatogaus pasakyti? Nu, pavyzdžiui, irgi būna situacijų, kada ten diagnozė, matai rezultatus kažkokius, ar tiesiog... nežinau, gali užknisti, kaip kalbėjom prieš tai, ribų brėžimas, kad čia rašinėja, skambinėja ir panašiai. Ar tau teko kažką nepatogaus pasakyti klientam? Labai nepatogaus, ne, tikriausiai man apskritai sunkiausia žinia tai yra pranešti, aišku, onkologinės ligas, be proto sudėtinga. Kaip tu su tuo? Sunkiai pati kovoju, kadangi aš nesu onkologė, tai aš dažniausiai, jeigu diagnozuoju onkologinę ligą, tai aš išsiunčiu į Vėžio institutą toliau gydytis, ne? Tai, bet čia visa praktika, visi taip žmonės, kurie dažniausiai gydosi onkologijos institutė, tai tu nustatai išsiunti. Ir yra, kai paėmė biopsiją ir laukia to atsakymą ir dažniausiai mane jau būna viduje tokio nerimo, nes jeigu tu laukia ilgai atsakymo, tai vadinasi, kad laboratorija kažkodėl ilgai tyria. Tai reiškia, kad tikriausiai kažką įtarė negerai ir ten reikia daugiau tyrimo padaryti. Tai jau tokių nerimų laukiu ir kai pamatau tą atsakymą, toksai būna toks šaltas prakaitas, toksai pačiai nueina, atrodo, kad tikrai atrodo, kad aš nekėsiu kokiu artimu žmogum ir man dabar reikės tą žinią pranešti. Tai būna sunku, bet kažkaip susidėlioju mintis, dažniausiai skambinu pasiruošusi tam pokalbiui, nebūna, kad pakeliu, gerai, žinot, ką jums nustatė ten onkologinę ligą. Ne, aš dažniausiai vos ne kokią dieną tam rašiuosi, sužinau ir ten paskui galvoju, pasitariu ten, tarkim, dar su kolegom, ką aš galiu pasakyti, kad būtent su onkologais, kokią ten prognozę, kur tiksliai kreiptis, kad žmogui paskambinus telefonu aš jau sudėčiau taip, kad jam žinotų, kad po šito skambučio jis sako, nes jos skambutis turi būti tokiu numeriu, pas tą ir tą specialistą ten yra. Tai dažniausiai aš labai ruošiuosi šitiem pokalbiam.
Bet aš manau, kad čia visiems sunku, tą žinią pranešti. Kiti turbūt sunkus atvejai man irgi būna, kai būna visokie, tarkim, persileidimai, nesivystantis nėštumai ir kai ateina moteris su viltingom akim, kad vėluoja mėnesinės, tikimas nėštumo testas, čia tai bus taip ir taip. Ir yra buvę visai, kad aš pasakau tą žinią ir būna, kad ir isterijos priepuolių ir apsiverkia ir pradeda šaukti ir vyras verkia, būna visokių esu turėjęs tų situacijų. Tai kažkaip per laiką, per praktiką irgi išmokau susidėliotas maždaug, ką turėčiau pasakyti, kaip ramiau tą pasakyti, kaip maždaug nuteikti, kur toksai, kaip tą planą susidėlioti. Leidžiu verkti, aišku, sakau, verkit, čia yra emocija, ten nori atsiprašau, nereikia atsiprašinėti, verkit, tai viskas, aš suprantu, skaudi žinia, norit verkit. Tai toksai... Tai turbūt irgi toksai, tai jeigu man reikėtų turbūt per dieną tokių 10 žinučių pranešti, tai būtų labai liūdna. Tai tikriausiai emociškai išsekčiau, bet mano darbas yra toksai, kad aš didžiai dalį tokias gražesnės naujienas pranešu ir tik tai kokiai vienai ar dviem pacientėm tenka tą liūdnesnę žinią pasakyti, tai toks, kaip ir procentaliai nėra daug. Jeigu kalbant apie kažkokį šiaip griežtesnį žodį, kad užbrėžti kažkokią ribą, nemoku. Mes ką tik kalbėjom, nemoku, nors tu ką, aš padedu telefoną ragelį ir pasinervuoju ir ten einu kolegijai papasakoju, kad tu suklausyk, sakau, negali tai būti. Aš susilaukus skambučio, tarkim, 11 val. Nakties. Ir aš kažkaip taip dar, kadangi aš nemiegu tokiu laiku, dažniausiai aš apie 12 pusę pirmos kažkur ruošiuosi į lovą, tai tvarku darbinius reikalus ir skambino nežinomas numeris. Ir man vis ir kartą galvojam, kažkas nutiko mamai, močiutei, broliui, ten dar kažkam, galvoju, kažkas gal ten ligoninę išvežė, rado, nuvirto, aš kartą galvoju, kad kodėl 11 val. Man čia turi kažkas skambinti. Ir tada atsiliepiu ir ten girdžiu ten pacientę, žinai, ten noriu pasitarti, nes ten buvau, ten priėmimo skyriuje, man ten padarė tą ir tą, ką man turiu daryti. Ir aš taip galvoju, kodėl, toksai, tai tada taip buvo pikta, galvoju, tu buvai priėmimo skyriuje, tave konsultavo gydytojai, tu turėjai konsultaciją su ginekologu, bet tu dar 11 val. Nakties su man asmeninį telefoną skambini pasitarti, ar tie gydytojai tau gerai pasakė priėmimo skyriuje. Tai tas toksai... Bet ir tai nesugebėjau nubrėžti, bet vis tiek sugebėjau mandagiai pašnekėti, nuraminti, padėti ragelį. Diplomatiškai. Taip, ir paskui vyrui padėti, kaip taip. Tai nemoku brėžti ribų, tai gal kada nors išmoksiu, kažkada ta taurė persipildys ir taip, bet jo, kažkaip tais, man be proto rūpi iš tikrųjų, aš tikrai labai stengiuosi tam pacientėm rūpintis ir nėštumo priežiūrą ir šiaip visų rūpintis, tai man toksai, keliu aš telefoną perskambinu, atrašau laiškus, atrašau žinutes ir kažkada irgi labai įdomi situacija buvo, aš to pat išplaukianti, kai aš kažkaip prisimenu, kad sakė, kad gydytoja faina, bet minusas, kad tarkim reikia parą laiko palaukti atsakymo, kol atrašysiu ten laišką ar žinutę. Aš galvoju, kad aš taip galvoju. Čia greitai. Tai aš ir pagalvoju, nes dažniausiai taip, kai aš gaunu žinutę arba skambutę, tarkim, aš dažniausiai konsultuoju, nes aš kiekvieną dieną konsultuoju. Aš konsultuoju, arba jeigu aš nekonsultuoju, tai aš važiuoju kažkur manikiūrą, ten pedikiūrą, ten plaukai, arba važiuoju vaikus susirinkti, arba kažkur, ar filmuoti dar kažką, aš turiu ką veikti. Tai toksai, ir aš dažniausiai atskambinu arba atrašau tada, kai aš jau turiu laisvą minutę, tarkim, kad ir sėdžiu kokiam automobilį, mane vyras veža namo, aš galėčiau su vyru bendrauti, bet dar žiūriu ten, kas parašė, atrašinėjau visom žinutės. Netrašau iš karto. Tai ir man atrodo, kad tas atrašymas parą laiko čia yra labai daug, nes aš kažkaip galvoju, kad tikrai nėra daug gydytojų, kurie leistų rašyti asmeninį telefoną žinutę su klausimu ten gydytoja dėl kažko. Tai tokių būna, karas atrodo, gal žmonės ten tiek įpranta, kad aš taip į dešinę kairę save dalinu. Taip, įpranta, tikrai įpranta. Kad ir galvoja, kad čia nieko tokio, atsakė vakar, sakys ir šiandien. Tai tas toks atrodo, kad pripranta, kad aš niekada nieko griežčiau nepasakau, nenubrėžiu ribos, visą kitą. Tai po kol kas dar kraunu savo tas visus skambučius ir žinutės, griežčiau dar neteko niekam pasakyti, iš tikrųjų, po kol kas. Čia, žinai, tas ir yra patogu, patogu iš tikrųjų visiems taip, jeigu pasakytum, kad mano darbo laikas yra toks, skambinkit tik to ir tikriausiai skambintų ir jiems viskas būtų gerai, bet savo asmeniškai tai taip sunku pasakyti, norisi iš karto išspręsti. Sunku, bet, žinai, yra toks dalykas, kad
kai kurios situacijos ir man yra beproto svarbios ir aš pati nekantrauju. Tikrai esu turėjusi pacientę, kur aš tarkim išsiunčiu, sakau, paskambina, kad kažkas negerai, sakau, viskas čia man nelabai patinka, važiuojate priėmimo skyrių ir aš pati sėdžiu kaip ant adatų ir laukiu, ką jinai man parašys. Nors dar nebuvo, aš ten pati ten, kaip biškai toksai psichiškas žmogus, ar jau buvot, ar jau jūs pakonsultavo, tai ką pasakė, netrašo, tai nueinu tenais į kokį tenais sveikatą, ar tikrai jūs nepakonsultavo, ką jie ten parašė, kodėl tenais, gal kas ten nenutiko. Na, aš pati nerimauju, aš tikrai labai daug susiliejusiu su tais pacientais, iš tikrųjų ir aš dažniausiai liūdžiu, jeigu kas nors yra aš tikrai nuoširdžiai liūdžiu, jeigu kažkas yra negerai, aš visada taip norisi, kad viskas būtų gerai, ne? Taip gyvenime nebūna. Tai aš tikrai nesu, kaip sakyti, sėkmės simbolis, nereiškia, kad jeigu moteris pas mane lankytis nėštumo priežiūrį, kad tas nėštumas tikrai bus sėkmingas, tarkim, dalyko aš negaliu užburti eleksyro, tikrai neduosiu išgerti, jeigu ten tikrai turiu visokių nėščių ir su visokių gestaciniu diabetu, ir su kraujospūdžio ligom, ir kurios pagimdė prieš laiką, ir turiu įvairiausių, bet yra nėštumo patologija, tai yra statistika, tai visam pasaulyje tai vyksta ir aš nesu kažkoks ten sėkmės simbolis, kad ateisi pas mane ir nebus jokios komplikacijos tikrai. Taip, toksai, bet aš labai pergyvenu dėl to. Aš turiu netgi pacienčių, kur dabar aš ten parašau vis, tai kaip auga ten, tai ar tikrai viskas gerai ten, tai kaip jums sekasi, tai aš būna, kad jau pusę metų, tarkim, ten, kai jie ten pagimdė, ten turėjo komplikacijų ir aš vis parašau, nes man tikrai nuoširdžiai įdomu, kaip auga vaikelis. Man nėra, kad užsibrėžė ta riba, kad pagimdė ir aš savo darbą baigiau. Aš baigiau savo darbą, taip aš nėštumo nebeprižiūriu, bet man labai svarbu, kad tas dalykas aš pati taip mokausi, tarkim, tada aš galbūt pati save analizuoju, tarkim, gal aš kažko nepastebėjau, gal aš dar kažką galėjau padaryti, gal ten dar paklausiu kolegių, gal tu taip, aš manau, kad mes visi, tarkim, ir tikriausiai mes labiausiai mokomės per nesėkmes, ne? Nes toksai, kai sėkmė, tai toksai, kad tu čia papuoji ir pamiršti tą dalyką, bet jeigu tu turi kažkokią tai nesėkmę, tu stipriai emociškai dėl to išgyveni, tada tu ten pradedi dar labiau domėtis, dar labiau skaityti, dar labiau žiūrėti, tai mes labai daug dalykų išmokstam per tokius dalykus. Tai va. Aš dabar, kai tavęs girdžiu, žinai, tu atiduodi labai daug savęs ir ten daug patirties ir know-how. Bet man kilo tokia mintis, žinai, būna situacijų, kada tu nueini pas gydytoją, ir gal daug žmonių yra, kad ten neatranda savo kažkokios problemos, arba tenai galbūt jaučiasi, kad mažiau dėmesio gavo, arba ten, nežinau. Tai mano klausimas būtų apie tai, kaip kritiškai vertinti visokius ten pasiūlymus, diagnozės ir panašiai. Čia pavyzdys, tarkim, aš nuėjau pas kelis ginekologus ir vienas ginekologas sako darytis tokius tyrimus, kitas sako ginekologas čia yra pinigų mėtymas, ir kad tai yra tiesiog tu neištirsi to dalyko. Ten vienas sako, kad man ten yra dviragė gimda, kitas sako, tau nėra dviragės gimdos. Čia buvo klaida tikriausiai. Ir žinai, tu gali būti tolerantiškas dėl, žinai, ten, kaip sakai, patirtis, mokytis, bet kaip tada rinktis kritiškai tam klientui, nes tu kaip ir nori pasitikėti, bet tu neturi to know-how, kurį turi ekspertas. Ar tu kada nors galvoji, kaip kritiškiau galima žiūrėti į gydytojus ir ne tai, kad čia aš dėl visko esu nepatenkintas ir nepasitikiu, bet iš tos pusės, kad tiesiog kritiškiau vertinti. Jo, aš manau, kad šiaip pacientui be galo sunku išsirinkti, nes jeigu žmogus pasitikė gydytojais, atrodo, nueina ir iš karto pasitikė. Turbūt apskritai aš galvoju, kad medicinai turbūt 80% sėkmės yra bendravimas su pacientu. Ir aš galvoju, kad gal kaip būtų lengviau atsirinkti, jeigu tas pacientas suprastų, kodėl tie tyrimai yra daromi. Ne? Tarkim, aš dažniausiai sakau, aš netgi turiu daug tokių triukų, kaip aš ten darau, tai aš turiu netgi ekraną. Taigi, mano ekranas aš darau echoskopiją, kitą ekraną turi pacientė, mato tą patį, ką ir aš. Ir aš jai sakau, žiūrėkit, pas jūs, tarkim, yra polipas, nes čia ir čia yra toks ten dalykas, ir čia mato, čia yra toksai neligumas, čia yra toksai vaizdas, čia yra polipas. Aš leidžiu pacientui suprasti, aš nepasakau ten tiesiog, kad čia polipas, ne polipas, toksai. Aš manau, kad kai žmogus tikrai supranta ir patiki, ką tu jam sakai,
tarkim, tada, jeigu jis supranta savo lygą, ne, tada kaip jam abejonių nebelieka tokių. Bet jeigu tu, nei vienas sako yra, kitas sako nėra ir niekas nieko nepaaiškina, kodėl yra, kodėl nėra, tai aišku, tai labai sudėtinga. Bet jeigu jis nuėjo pas specialistą ir jis pasakė, kad yra ir jam parodė su pirštu, kad tu, žiūrėk, šitame ekrane, ten aš matau, tu matai, čia yra lygi sienelė, čia yra gleivinė, čia yra iškilimas, čia yra darinukas, čia yra polipas. Šitą dar nereikia prašalinti. Žmogui viskas aišku. Mes, jeigu, tarkim, darom tyrimus, aš dažniausiai irgi pasakau, kad ten, tarkim, tokius tyrimus darom, nes tas susijęs su tuo, tokie tyrimai yra susijęs su tuo, tas tyrimas yra svarbus tam, kad atmesti, pavyzdžiui, skydliukas patologiją, tas, kad atmesti ten prolaktiną, tas atmesti tą ir aš dažniausiai paaiškinu, kodėl mes darom tuos tyrimus. Aš nesakau žmogui, kad, žinai, ką tau reikia dabar 10 tyrimų už 200 eurų ir ten kažkam. Tai aišku, kad tai gali kilti, netgi ir pykčio gali kažkiek sukelti, jeigu ten ypatingai kitas žmogus pasakys, kad nereikia tų tyrimų. Medicinui gali nuomonės įsiskirti, gydytojai gali skirtingai mąstyti ir vienam galbūt reikia tyrimų, kitam nereikia tyrimų, galbūt gali tą pačią diagnozę prieiti skirtingais keliais, bet iki tos pačios diagnozės privesti. Bet aš dažniausiai stengiuosi žmogui pasakyti, kodėl man reikia tų tyrimų. Žmogui galbūt tų tyrimų nereikia, bet tyrimų reikia man kaip specialistui, kad aš galėčiau įvertinti, ar tikrai aš gerą diagnozę jam nustačiau. Ir aš tiesiog paaiškinu. Tai aš manau, galbūt, jeigu žmogus galėtų pats paklausti, galėtų rodyti savo iniciatyvą, sakyti, o kodėl man tos tyrimus darot? Tai kodėl? Tai, jeigu paaiškina, tai kaip ir logiškai, aišku, tai, darom tyrimus. Tai tokio proaktyvumo klausinėjant, išaiškinant, dėl ko viskas. Bet visur, netgi ligoninė, tarkim, gimdymo įstaigo, aš vesdavau tos kursus nėščiosiam apie gimdymą ten ir visą kitą, gal dar vesiu, vis dar nerandu laiko pasiruošti, bet, nes čia tik gal 2 mėnesiai kaip nevedu. Tai visada aš sakau, turbūt sėkmė į tą tokį gražų gimdymą yra taip, kaip jūs tą situaciją suprasite, kaip jūs ją jausite ir kaip ją kontroliuosit. Jeigu leisi žmogui kontroliuoti ir suprasti, kas vyksta, viskas bus kitaip. Sakau, eikit, klauskit 10 kartų, eikit, klauskit, ten gydytojas, akušerės, rezidentos, slaugytės, klauskit klausimų. Tai jeigu žmogus supranta, kas su juo vyksta, kas su juo yra daroma, tai tikrai daug daugiau sėkmės yra. Bendraukit, visi mesgi mokam kalbėti, nebijokim kalbėti. O dabar užsiminiai dar ir šiek tiek apie endokrinologiją ir panašiai, aš kiek žinau, pastaruoju metu berods daugiau ginekologai dirba su, aš nežinau, gal ir visada buvo, bet tiesiog girdėjau dabar tą tokį, kad yra aktyvesnis darbas bendradarbiaujant, nes yra daug sąsajų, ten prolaktinas su mėnesiniu ciklu, tiroksinas su gimdymu ir panašiai. Tai kaip, Aš pati asmeniškai ten dėl streso man buvo autoimuninis tiroiditas ir stresas, man atrodo, man sukėlė daug ten ir prolaktino problemų ir ten stiprius PMS-o simptomus. Tai kaip galima savo padėti atsikratyti, tarkim, tam, nežinau, viena yra padėti susitvarkyti, kad PMS-as būtent būtų lengvesnis, nebūtų toks ten skausmingas, sudėtingas emociškai ir panašiai. Kita yra tikriausiai ten prolaktino ir tiroksino klausimai. Tai dabar galvoju, kaip čia tau nesuplakti į vieną. Ne, vis dar bandau klausimą esmę suprasti. O my God, čia buvo 2 klausimai. Tai vienas yra klausimas apie bendradarbiavimą su endokrinologais, kaip jūs tą ryšį sukuriat ir kaip žmonėm atsekti, kur čia yra ginekologo, kur čia yra, tarkim, endokrinologo. Aš manau, kad žmogui asmeniškai tai nereikia per daug sukti galvos, tarkim. Gali eiti tiek pas tą, dažniausiai abudu apžiūri, padaro visai, nes tikrai, tarkim, skydliukės, tarkim, tos ligos, ten policistinės kiaušidės, tarkim, prolaktinas, jie labai labai tarpusavį būna daug tokių susivinių, kur gydo ir tie, tarkim, žmonės, tai aš manau, kad žmogui reikia per daug nesukti galvos, eiti pagal intuiciją pas ginekologą, ginekologas sakys, tai ne mano kompetencija, ten, tarkim, aš jau padariau visus tyrimus, tau reikia pas endokrinologą, nusiūs pas endokrinologą, lygiai taip pat endokrinologas padaro tyrimus, sako, jums įtariu policistinės kiaušidės, bet diagnozės patikslinimui keliaukit pas ginekologą. Tai dažniausiai tai nėra ten 10 specialistų ratas, yra 1-2 specialistai ir vienas kitą nusiunčia. Tai
Aš manau, kad ginekologija yra sąsojų su labai daug specialybių, ne tik su endokrinologija, tarkim ir su urologija, ta pačia dėl visokių šlapimo takų, ten tų infekcijų ir ten su nėščiosiam, su visokais hemorojais ir taip toliau. Mes labai daug turim tokių sąsojų su įvairiom specialybėm, kai tai dažniausiai būna kaip. Tarkim, aš darau, kažkokius įtantos tyrimus, aš jau įtariu kažkokią tą diagnozę, kuri nelabai mano specialybei priklauso, tada aš jau siunčiu pas kitą specialistą. Tai tada aš taip ir atrenku. Bet man asmeniškai yra labai paprasta tą daryti privačiam sektorije, nes aš turiu labai didelę komandą įvairiausių specialybių žmonių ir aš dažniausiai tam žmogui padedu. Aš dažniausiai, tarkim, paskambinu kokiam nors ten urologui, sakau, klausyk, mes turim tokią situaciją, žmogus yra taip, aš galvoju, jos tyrimai yra tokie, aš labai noriu, kad tu ją pažiūrėtum, nes man atrodo, kad čia yra tas ir anas. Ir tiesiog jis eina pas tą žmogų ir jisai jau ten pasižiūri. Žmogui daug sudėtingiau yra, kai tu esi kažkur kitur ir tau sako, žinai, tu ten nueik pas tokį urologą. Dažnai žmogus būna, jis nenuneša tos informacijos tiek, kiek specialistas gali papasakoti. Dažniausiai jis nuneša taip, kaip pats supranta tą informaciją. Tai va, bet čia, kaip sakau, nieko čia nepadarysi, taip yra. Taip. O, dabar kalbant apie ten prolaktiną ir mėnesinių ciklą, bendrai mėnesinių ciklą, ar yra, nežinau, ar yra toks skirtumas tarp vyrų darbingumo ir moterų darbingumo būtent dėl ciklo, kažkokių tai įtakos? Ja. Prolaktinas šį kartą čia ne prie ko. Ne prie ko. Ja. Prolaktinas dažniausiai, aš sakau, prolaktinas yra tas hormonas, kurį gamina hipofizė. Ir šiaip jau, jeigu jo normas ten viršyje, tai čia gaunasi kaip po nėštumo, kai žindymo laikotarpis, ne? Būna, tai moteris yra labai aukštą prolaktino lygį ir jis, tarkim, mėnesinių neturi, nes blokuoja ovuliaciją tas prolaktinas. Tai čia tas dalykas yra. Dažniausiai, kai tas prolaktino lygis yra normalus, tai jis labai tam cikle nedalyvauja. Bet, kalbant tą klausimą, aš kaip tik visai nepersniausiai, gal prieš kokį pusmetį turėjau pokalbį su kineziterapeutėm, keliom merginom, kurios labai netgi norėjo įvesti sportas pagal ciklo dieną. Kad, atsižvelgiate tai, kad kada moteris yra mažiau darbinga, kada yra daugiau darbinga. Tai iš tikrųjų tas dalykas yra, dažniausiai mes taip lyginam tokiam 4 metų laikam, kaip viskas vyksta. Tai dažniausiai, tarkim, moters pats pakilimas, daugiausiai energijos, daugiausiai ten, tarkim, noro nuversti kalnus, daugiausiai noro lytiniam potraukiui, viskas yra aukščiausiam lygmenį, tai yra ovuliacija, ne? Tas laikas aplink tą ovuliaciją, tai tada, kai tie hormonai labai smarkiai kyla, jie pasiekia tą piką, tai va čia būna viskas kaip ir toks geresnis laikas. Paskui viskas po tos ovuliacijos po truputį jau pradeda blogėti, atsiranda tie visi PMS simptomai, viskas erzina aplinkui, nieko nebenori, nori tik susisukti, galbūt paverkti, dar kažką tas toksai, kai tas darbingumas ženkliai mažėja. Paskui prasidėjus mėnesinėms, toksai tas gaunasi laikas, kad, kaip jau ir emociškai darosi geriau iš tikrųjų. Aišku, gal fiziškai ten sunkiau, nes visokių ten tai pilvas skauda, tai dar kažką, bet emociškai ateina šiek tiek tas toks palengvėjimas, nes pradeda vėl tie hormonai tvarkytis ir tas PMS prasidėjus mėnesiams dažniausiai per kelias dienas baigėsi. Tai va, ir paskui tas toks jau pavasarinis laikas, vėl kaip sakau, kitos vasaros to piko labai gražaus, kai viskas žydi, tai tas yra tas laikas nuo tų mėnesinių pabaigos iki tos ovuliacijos, kai jau vėl tie hormonai po truputį kyla, vėl atrodo kaip ir viskas gerai, nori daug dirbti ir jautiesi gerai ir emociškai daug stabilesnis ir nėra tų tokių emocijų. Tai va, tai tikriausiai daugiausiai dalykų moteris ir gali tame laikotarpyje padaryti po mėnesinių ir ovuliacijos tas laikas. Ir turbūt mažiausiai, ką norisi daryti, tai kažką aktyviai, tai tas yra turbūt PMS-inis laikas, kai ten būna iki labai sudėtingų formų. Tikrai turiu labai pacienčių, kur tam PMS-iniam laikotarpį mes ne tik, kad be kontraceptinių tablečių, kas, tai yra, taip trumpai paaiškinant, jos blokuoja ovuliaciją, ne? Jos užblokuoja tos visus skirtumus ir tas PMS-as labai palengvėja dažnai. Bet turim tokių, kur reikia ir psichiatro įsikišimo, kad netgi ant tiek yra sunkus tas laikotarpis, kad netgi, tarkim, reikia antidepresantus vartoti. Tai, kas įdomi sąsaja dar su kitom specialybėm, tai PMS-ą gydo šitas kartais ginekologus su psichiatrais. Vėl atrodo, kad visiškai nepavašios specialybės, bet ir tai turi bendro kažko tais.
Va čia ir dar norėjau klausti būtent apie tą, tai kaip galima savo padėti. Tai va, užsimeni, kad jau kritinėse tokiose situacijose antidepresantai, aš pirmą kartą, kai išgirdau antidepresantus, tai pagalvojau, nu, tam yra terapija, žinai, spręsti problemas, jeigu dar gali išspręsti, jeigu dar nėra labai ten bloga situacija, bet pirmą kartą išgirdau, kad netgi seksualiniam gyvenimui gali antidepresantai kažkiek tai padėti, jeigu yra to tokio, kaip pasakyti, įsitempimo, nervingumo ar ten overthinkingo ar panašiai. Tai va čia kaip buvo tas serialas Sex and the City, dabar galvoju, Charlotte pasakė, kad my vagina is depressed ir geria antidepresantus. Tai va, iš viso įdomu yra, kada yra ta riba, nes aš tai niekada, žinai, neskatinčiau antidepresantų, mano šeimoje yra, kas vartoja ir aš visą laiką kažkaip galvojau savo, nes, nu, itin jautrų žmonės turi tą tokį ryškų PMS-ą, kur stipriai emociškai jaučiasi. Nu ir kada ta riba yra antidepresantų, kada jau jūs siūlote, ne? Aš pirmą dalyką tikriausiai, antidepresantai jie nepakelia libido, šito dalyko jie tikrai nesutvarka, dažnai būna pasmugdo dar labiau, bet čia eina kalba apie kitus bendrus dalykus, kur būtent tam laikotarpį moteriai yra antiek sunku gyventi, kad jis sako, aš kokią savaitę laiką iš lovos neišlipu, sako, aš tiek tenais ir verkiu, ir man ten ir liūdna, ir tenais aš ten iš vis nieko nenoriu, darbą eit nenoriu, ir visa kita, aš visiškai apatiškai jaučiuosi, turbūt čia yra va šitas laikas. Čia labiau eina kalba, jau iš tam laikė apie libido iš vis nebėra kalbos, jau žmogus apskritai nieko nebenori, taip, čia žmogus apskritai nieko nebenori, ir tai netgi tas yra tas, kai yra PMS, tai čia PMDD, tas disforinis sutrikimas, būtent prieš menstruaciją. Tai tas PMDD toks vadinamas, kas susiduria, tai irgi, mano netgi šitam netgi yra galima apie jį paskaityti mano profilėje, tas PMDD. Tai tai tas toksai, čia kalba eina antidepresantai tada, kai jau tikrai matai, kad ten nieko nebegali padaryti. Jo, nes PMS turi ten gal 100 įvairiausių simptomų, kokie gali būti, bet čia labiausiai, kai visi simptomai eina apie psichologiją. Ir kai tu matai, kad tau sunkiai sekasi žmogui padėti ir kai tu matai tą žmogus tokią psichologinę būseną, tokią prastą, tada tu bent jau nusiunti konsultacijai pas psichiatrą, aš pati niekada neskiriu antidepresantų, nuskiriu konsultacijai pas psichiatrą ir jis įvertina, ar tikrai tos nuotaikos pas žmogų yra tokios apatiškos, depresiškos, kad jam tikrai to reikia. Tai čia labai sunkiais atvejais. Tai va toksai. Šiaip kalbant, kaip savo padėti, tai labai daug psichologijos. Aš šiaip manau, kad mūsų gyvenime yra labai daug psichologijos. Iš tikrųjų viskas, kaip mano vyras sako, viskas yra galvoje. Viskas yra galvoje. Tai kad dažnai ten moterim tenais rekomenduoju visokias meditacijas, atrasti kažkokius tenais, kad ir kažkokį ten sportą, atsipalaidavimas, vaikščiojimas grynam ore, ten muzikos visokias, kad ir psichoterapija, šiaip tarp kito psichoterapija apskritai visiems rekomenduoju, ne tik moteriams su PMS, bet apskritai visiems 100% išėjęs, kad ir tau reikia psichoterapija, nes turbūt čia vienas nerealiausių dalykų, ką aš šiaip atradau gyvenime, tą galiu rekomenduoti jau šitą dalyką. Tai aš manau, kad visų pirma reikia pradėti, aišku, nuo savo minčių tvarkymo, kiek tu gali to streso lygio mažinimo, darbe, buitinėje aplinkoje, šeimoje, visur, kur tu tik tais gali, tai ieškojimo savo tos ramybės zonos, kažkur pabūti ir visa kita. Turbūt čia numeris 1, nuo ko reikia pradėti. Ir jeigu jau šitie dalykai natūralūs, jie keičiami lengvai, nepadeda, tada jau, aišku, einam bandom kontraceptikus, nepadeda šitie, tada siunčia pas psichiatrus, tada. Niekada aš dažniausiai iš tų gydytojų, kur nesistengiu išspręsti problemas dabar, paskyrus ten buteliuką vaistų, tai visada bandai, kad tu matai, gal susitvarkys, tokia situacija netrodo labai rimta, tai gal pamėginkit taip, čia manau, kad dar jums nereikia vaistų, bet jeigu jau pati sėdžiu ir galvoju, kad čia aš nesusitvarkysiu, tada jau... O dabar apie tą libido, kaip aš sakai, kad tai yra nesusijęs klausimas, o kas gali padėti būtent padidinti libido. Libido, kaip tarėsi? Kaip kobido, ne? Libido, tikriausiai libido. Tai šiaip žiauriai sunkus klausimas, be proto sunkus klausimas ir tikriausiai man tai būna turbūt viena sunkiausia konsultacija iš šito, nes sunkiai sprendžiama iš tikrųjų situacija.
Aš dažniausiai kaip pavyzdį, sakau, dažniausiai labai moteris retai apie tai kalba. Visos dažniausiai, kai ateina, kai pradedi kalbėti, sako, aš galvoju, kad čia, tipo, kad aš nenormali, dar kažkas, kad čia man kažkas negerai, man čia reikia ieškoti kažkokių. Ir jos beveik 100% visos būna normalios. Apskritai visos būna normalios. Tas lytinis potraukis yra šiaip labai toksai skirtingas. Nėra, kas yra norma? Kas nustatė normą, kiek tai lytinių santykių per savaitę, ne? Nėra normos, yra mūsų kažkokios nubrėžtos ribos. Jeigu vienam užtenka kartą per dieną, kitam galbūt kartą per metus ir jeigu jam užtenka, viskas yra gerai. Gerai, bet kitas dalykas. Tada klausia, tai vyras, tarkim, nori kiekvieną dieną, o aš noriu vieną kartą per mėnesį. Sako, tai kaip čia yra? Tada aš pradedu bendrai pasakoti, ne? Toksai, susiformuoti tokį bendrą vaizdą, kad pavyzdžiui, testosteronas, ne? Vyriškas hormonas, kurio ten vyrų, tarkim, normos būna ten koks nors 15-20, tai yra, kad ta normos ribos, jis yra pakankamai aukštas ir tas testosteronas yra susijęs su to padidėjusiu lytiniu potraukiu, kodėl jie daugiau nori ir visa kita, ryte jau išskiria daugiau, tarkim, gali būti ir tais vyrai net daugiau to lytinio potraukio ir visa kita. Pas moteris norma yra 0,6, ten brūkšnelis 1,2. 20 kartų mažiau. Jeigu pas vyrus yra iki 20, tai pas moterį yra vienetas. Tai mes turim, natūraliai mes turim 20 kartų mažiau testosterono, ne? Tai mes turim to hormono, kuris yra atsakingas už tą lytinį potraukį. Natūraliai mūsų tas potraukis yra gerokai mažesnis iš tikro. Ir sako, tai kaip jį pakelt? Gerai, galim skirti testosteroną, pradės augti barzda, tarkim, atsiras plikimas, atsiras kitų dalykų, atsiras pagotumas, sustorės balsas, yra, tarkim, žmonės, kurie, tarkim, nori keisti lytę, ne, vartoja testosteroną, tai jie keičiasi, pradeda augti visur plaukai ant bambos krūtinės ir visa kita, tai tikriausiai irgi nebūsim labai patenkintos, neskyrus testosteroną, tai tenka kažkaip tvarkytis kitaip, ieškoti kažkokių kitokių būdų. Tai dažniausiai, aš sakau, kai čia vėl prieinam prie to pačio, kad viskas yra galvoje, tarkim, kad eiti per šitą visų pirma santykis šeimoje, turėtų būti kažkaip kalbėjimas, kiek aš noriu, kiek tu nori, kad nenoriu per prievartą, ieškokim kažkokio sprendimo būdo, kad abiem būtų malonu ir visa kita. Tikrai labai turbūt visi, kas turėjo lytinių santykių, gali patikrinti, kad didžiausias, aukščiausias libido buvo santykių pradžioje, ne? Kai be galo daug adrenalino, nori susitikti draugeliai, ten skraido tą žmogų pamatai, ten visas santykiai, va tada lytinis lytinis potraukis yra. Paskui ateina rutina, ateina šeiminis gyvenimas, vaikai, dar kažkas daug visokiausių tų rūpesčių ir visa kita. Ir tas natūraliai tas adrenalinas krenta ir tas lytinis potraukis natūraliai irgi jisai mažėja. Tada aš bandau sakyti, kaip pakelti lytinį potraukį, kad man atrodo, kad lytiniai santykiai turėtų būti visada abipusiai malonus, kad, tarkim, turėtų, tarkim, ir moteris patirti orgazmą, tarkim, ir vyras orgazmą, ir galbūt tada mes suformuosim tą santykį, kad tai yra tas fainas ir pats tas suartėjimas su žmogum, ir plus fainas, nes ir ta kulminacija yra patiriama, kad viskas tame veiksme yra faina, ir aš manau, kad tai turėtų būti atkreipiamas dėmesys, ir turėtų būti atsisakoma tų santykių, kur ten, kad tik tais dėl tavęs, aš čia nenoriu, bet gerai, tai tas toksai, aš manau, kad kažkaip turėtų ieškoti kažkokio tokio kompromiso. Ir dabar šiais laikais iš tikrųjų labai daug visi eina į priekį, tarkim, ir kuria įvairiausių tenais, ir tu nuėjus į sekso parduotuvę, ten akis graip, sakytum, tų visokių tų priemonių yra. Ir aš anksčiau, kai galvodavau, kad, tai kaip čia dabar tenais nueiti, kaip ten visur ir kita, dabar galvoju, bet tai ten jokio gėdingumo neturėtų būti, nes tai be galo daug gali padėti, tas gali užkurti vėl tą ugnelę, kažkokią adrenalino vėl įmesti, kad įdomu išbandyti, tai kaip čia veikia, kaip čia tas, kad tokio įdomumo gali įnešti. Labai daug yra klaidų, kai moteris vyram nesako, tarkim, bijo ištransliuoti, kas jai faina, kas jai malonu ir taip toliau, kad, kartais sako, tai aš jam visą gyvenimą nesakiau, jisai nežinau, kaip aš dabar po 20 metų pasakysiu, tai čia sakytų, kad nežinojo, kad tai man niekada malonu nebuvo. Tikriausiai niekada nėra vėl, reikia visada kalbėti, iš tikro. Ir dažnai, pavyzdžiui, irgi būna, kad žmonės susiduria, kad jie nežino, kad šiaip didžioji dalis moterų
tarkim, pasitenkinimą, tą vadinamą orgazmą patiria klitorinė ir ženkliai daug ten tik tais vienetai, kurie sugeba patirti tą vaginalinį, tą visą orgazmą. Dėl to moteriai ir yra ta visa preliudija reikalinga, tas visas įsivažiavimas, ta visa stimulacija ir visa kita, nes vien tik dažniausiai to pačio veiksmo ne visada užtenka, jeigu mes kalbame apie tą finalą, apie tą, tarkim, norim moterį patenkinti iki orgazmo, dažniausiai neužtenka to, dažniausiai reikia daugiau dėti tų visų pastangų. Ir dabar vis labiau taigi atsiranda tų įvairiausių ten būtent klitoriaus stimuliatorių. Jau kažkaip nueina turbūt ta praktika su tais vaginaliniais vibratoriais ir taip toliau. Dabar didžioji dalis ateina su tais įvairiausių rūšių klitorinių tų stimuliatorių, nes visi supranta, kad čia yra didžiausia ta sėkmė. Ir dažnai sakau, nebijokit pabandyti, tarkim, nes dažnai, kadangi dažnai tai būna, kad moteris irgi, kai nieko nebando, tarkim, kad visą natūraliai sako, aš grįžu namo tokia pavargus ir taip toliau. Dažniausiai, jeigu mes su vyrus norim prieiti prie tų lytinių santykių ir sako, man tiek ilgai, sako, pusvalandis ir 40, sako, aš pavargstu, tarkim, aš užmygsiu, sako, aš dažniausiai, kai prieš pat tą santykių pradžią pagalvoju, tai kiek tai užtruks, aš jau vėl mažiau noriu, dar mažiau noriu. Tai dažniausiai aš sakau, kad kartais ta preliudija galbūt ir valandą gali būti faina, jeigu tai abiem neša pasitenkinimą. Valandą, 2,5 dienos gali būti, jeigu abiem tai yra malonu, viskas čia yra gerai, bet yra moterų, kurios tai vargina. Ir apie tai reikia kalbėti ir nebėt partneriui pasakyti, kad, žiūrėk, tai gal kažką pabandykim. Tarkim, ir dėl to tai, tarkim, su visi sukurti klitorius visokie stimuliatoriai. Jie padeda pagreitinti, tarkim, tą procesą, kad būna, kad kartais tai pradeda moteriai nuimti streso lygmenį, sumažinti, ir nebėra to streso, kad ten tas pusvalandis ar 40 minučių, nesupranta, kad, mes turim vyriausių tų priemonių, mes čia galbūt ten taip ir dar kažkaip, ir mes galėsim pagreitinti, kad aš tiek nestresuosiu, aš mažiau būsiu pavargusi, kad reikia nebijoti, bandyti. Ir kartais mes tokie, kai sukuriam tą tokį ratą, kad, tarkim, ir pradedam tos lytinius santykius sieti su to malonumu įvairiapusišku, tarkim, ir su to kūnišku, ir su to suartėjimu psichologiškai, ir plus kad mes irgi kiekvieną kartą galim patirti tą orgazmą, toksai būna, kad tas ratelis šiek tiek užsisuka ir bent kažkiek tas libido padidėja natūraliai, kai mes pradedam kontroliuoti situaciją, o ne tik tais jaustis kaip kad jausis auka, kad aš čia turiu kažkam padaryti paslaugą. Tai taip neturėtų būti. Dažniausiai šitas scenarius yra blogiausias. Čia yra mažiausias libido poroj, jeigu moteris save pastato į tą padėtį, kad aš darau kažkam paslaugą. Ne? Tai čia yra turbūt pats blogiausias scenarius, kuris tai gali būti. Tai tada apie libido pakelimą tai nėra net kalbos. Tai dalyk, ką iš vaistų skirti, nėra ką skirti. Kontraceptikai irgi kai kurie mažina libido, antidepresantai mažina libido. Ką skirti? Testosteroną nenorim. O čia, pavyzdžiui, tokie visokie papildai arba ten mitybos keitimas, nežinau, kažkiek prisideda fizinis aktyvumas, dar kažkas gali pridėti, ar čia nėra taip įrodyta ar kažkaip? Aš manau, kad labiausiai turbūt prideda savęs mylėjimas, tarkim, tas toksai mažas streso lygis, toksai, kad būtum pailsėjusi, nepavargusi tiek fiziškai, tiek emociškai, nestresė ir visa kita, ir savęs mylėjimas, tarkim, savo kūno mylėjimas, visa kita, nes čia gal daugiausiai būtų naudos, tarkim, ne ten kažką stebuklingo sėklytę kažkokią ten suvalgyti, kas ten nieko ten stebuklingo nepadarys, bet tas toksai, jeigu moteris pati savo jaučiasi graži, tai galbūt jinai netgi, tarkim, jinai daug seksualiau jaučiasi prieš partnerį savo, ne? Galbūt nori netgi pasidemonstruoti, kokios gražios jos formos, kad ją pagirtų, kad nori to komplimento sulaukti, kad jinai pati jaučiasi seksualiai ir visą kitą nori pademonstruoti. Tai aš manau, kad čia gali labiau, toks savo kūno ir savęs mylėjimas, tikriausiai čia labiausiai gali padėti, negu ten kažkokių superproduktų valgymas. O čia, dar apie tai, kad ar gali kažkiek tai stresas ir tu minėjai, kad tas pastovus darbas, fokusas į karjerą gali sumažinti, nes jeigu tavo fokusas būna, darbas, tu nuolatos dirbi ir tas tada artumas santykė, ko gero, būna nebe toks, tai čia jau iš psichologinės prizmės, ką reikėtų ar ne, tas preliudijas daryti. Tai čia faktas, taip. Taip, mes iš tikrųjų kartais atrodo, kad tikrai turėtume kuo mažiau dirbti ir kuo daugiau laiko skirti vienas kitam ir savo asmeniškai. Taip, aš manau, kad darbas turėtų būti paskutiniai vietoje iš tikrųjų. Ir visą kitą, ko pati nesu pavyzdys visą šitas situacijas. Bet taip, iš tikrųjų, visa ta karjera, aš manau, kad tikrai gali pakišti koją. Nebent
tu antiek jautiesi laiminga savo kelyje, kad tu grįžti kaip ant sparnų ir tenais nori dar kažką, energija tavo dar dvigubė ir nori pasako dalinti, žinai, čia buvo, čia sakė, man taip gerai sekasi, gal tada ir taip, bet jeigu tu grįžti, tavo karjera yra tokia, kad tu grįžti 12 valandą namo ir vos pavelki kojas, tai apie kokią ten romantiką mes kalbam, nu, tai kai tu atrodo krisi į lovą dar su makijažu ir tenais su džinsais ir net tai aišku, kad tas dar mažėja tas libido. Šiaip labai daug etapų moters yra gyvenime, kada šiaip natūraliai mažėja libido, ne? Tai kažkada, kai buvau vienam interviu, kur apie tą libido aš kalbėjau ir tikrai toks yra, kad aš galvoju, kad turbūt vienas aukščiausių tų libidų yra tikriausiai to jaunystėje tokioj, kai dar nėra didelės karjeros, nėra šeimos, nėra vaikų, ne, kai tu toksai plėvėsi, dar tai ir santykiai visi ten keičiasi, daug to adrenalino visada tu patiri, turbūt tas toks aukščiausias libido yra. Bet paskui toksai atsiranda, tarkim, šeima ir vaikai. Tai tada būna rūpestis, vaikas susirgo, ten naktį nemiegoja, ten kokie 2 metukai, ten su tais vaikais kartu lovoj, ten ir miegam, ir vargstam, ir po 3 kartus, ir po 5 kartus naktį keliamės ir pamaitinti, ir ant puoduką pasodinti, ir pampersą pakeisti, dar kažką tais. Tu tiesiog šiaip esi labai fiziškai išvargęs. Ir kas, natūraliai tau, dažniausiai mūsų smegenys energiją taupo ir jos nori, kad ten, kur mums labiausiai reikia, kad mes kad būtume, tarkim, pavalgę, kad mes galėtume mąstyti ir tai būtume ten gyvi. Tai tą patį seksualinį pasitenkinimą paliekam tokiam kaip šone. Mes tengiamės užtikrinti savo tos pagrindinius gyvenimo poreikius, tiesiog maistą, mitybą. Tai ir natūraliai apie tai nebepagalvojam. Tai tas toksai, aišku, pakrenta tas libido tikrai, tarkim, esant visiems rūpesčiam. Paskui, aišku, libido labai krenta, kai yra kažkokia labai karjera, kažkas labai keičiasi, daug darbo, pastoji pavargusi, suirzusi darbė, daug streso, ten ir visa kita, tas irgi natūraliai mažina dalykas. Tai toksai, tai daug gyvenime yra situacijų, kur mus paveikia iš tikro. O jeigu dabar tokį dar kritiškesnį apie vaginozę, man atrodo, vadinasi, ar ne? Tai kaip tada padėti savo, nes aš kiek irgi domėjausi, irgi ten galima labai, kur yra riba tarp vaginozės ir šitokios situacijos. Vaginizmo, aha, tai taip vaginizmo, jo. Tai, nes abu terminai yra ir tas, bet vienas yra infekcija, kitas yra vaginizmo. Tai abu terminai yra. Tau išprusimas ginekologinis. Ir nereikia, jo, ko mažiau žinai, to mažiau galvas skauda. Palikit darbą ginekologam, nekeitikit pačio savęs. Vaginizmas tai labai išreikštas dalykas ir moteris tą tikrai pažįsta, tą dalyką, jeigu tokį turi, nes vaginizmas yra tai, kai santykiai per makštį sunkiai pavyksta apskritai. Tai nėra tai, kad mažas libido ar aš kažko, jos dažniausiai nori, tarkim, jos psichologiškai galbūt norėtų suartėti su partneriu, bet kai artėja, tarkim, ta akimirka, joms viskas tiek užpazmuoja, tokia panika sukyla, kad neįmanomas tas santykis yra. Ir dažniausiai tai ir labai sunkiai gydomas dalykas. Tai ten labai psichoterapijos didžiulės, dažniausiai ieško traumų, galbūt kažkokios vaikystėje buvo traumos, kažkokio ten prievarto atveju, kažkokio seksualinio, dar kažkokio priekabiavimo, kad labai daug, netgi mes kada su psichiatrai šnekėjom, kad aš turėjau tokią pacientę ir kažkaip sakau, tai kaip man jai padėti. Sako, jinai sako, kad neturėjo ten jokių prievartos atveju. Tai jie sako, žinai, labai dažnai būna, kad žmonės kai kada pasąmoniai ne viską atgamina. Sako, galbūt ten buvo labai mažytė, dar nelabai atsimena pati to visos eigos, bet, tarkim, tai pasąmoniai užsifiksavo kažkas, tarkim, ar kažkas ten subarė dėl kažko, ar kažkas ten lindo, ar kažkaip išgąsdina, dar kažką. Sako, dažnai būna, kad ta mūsų pasąmonė labai daug neša psichologinių tų problemų. Tai labai sunkiai gydomas dalykas ir dažniausiai, kai turėjau tos pacientės, tai aš net apžiūrėti negaliu. Tarkim, jeigu ateina pas mane moteris šiaip ginekologiniam patikrinimui, ten gražiai ir tepinėlį pasiėm echoskopiją pasidarom, tada pajuokaujam dar ir išsiskridam. Tai čia būna konsultacija, gali trukti ir valandą, kol mes bandom ten, aš bandau ir taip, gal jūs atsipalaiduokit, gal dar kažką, gal aš čia pasimsiu mažiausią instrumentą, aš net neimsiu instrumentą, aš tik su tokiu pagaliuku, aš visai bandau, visais įmanomais būdais matau ir bandau. Bet tu matai, kad žmogus antiek blokuojasi psichologiškai, kad jis tik vos netrodo, kad net nemato, kaip aš artėjau, jis net jaučia, kad aš artėju prie jos ir jinai jau ten visa ir atrodo viskas ten kaip akmuo, nieko, net neprisiliesi. Tai
Tai čia jau yra visai kiti dalykai ir šito žmonės labai puikiai žino ir dažniausiai bando ir labai ir sunku ilgą kelią per tai eina. Jie eina per psichoterapeutus, ieško per sekso patologus, bando eiti pas ginekologus. Per milijoną specialistų bando eiti, tai vieni sugeba tą kažkaip barjerą įveikti, kitiem nelabai ir pavyksta. Bet čia yra didžiulė, labai, labai sunki problema. O dabar apie tos virusinius, žinai, aš kadangi labai pati turėjau perdegimą stiprų ir man reikėjo keisti viską ir stresą mažinti ir mitybą keisti, daugiau įtraukiant augalų ir panašiai. Ir aš supratau, kad daug kas yra susiję, tarkim, skydliaukės problemos, endokrinologijos, ten prolaktinas ir panašiai, būtent buvo iš streso, kortizolio, ten, nežinau, sąveikos, ten, kur man reikėjo ten to pačio omega-3, ten tokių pavartoti dalykų, kas susijęs su imunitetu. Nusipirkau knygą Imunitetas, pradėjau skaityti ir vat, aš kai klausiausi tavo podcastų, tu minėjai, kad uždegimai ir virusai irgi kyla dalinai dėl silpno imuniteto. Ta prasme, virusai tai ne dėl to kyla, bet tiesiog juos lengviau pasigauti, sunkiau atsparu yra ir panašiai. Tai kaip vat, kaip savo padėti, tarkim, kad tu jau matai, kad tavo atsiranda vis tie uždegimai, ar ten, nežinau, ar virusai, čia gal tu vėl pasakysi tiksliau dėl tų skirtumų, virusiniai uždegimai ir imunitetas, kaip tai siejasi ir panašiai. Bet čia kalbant apie bendrą visą organizmą, tarkime, būtent apie ginekologinius uždegiminius dalykus. Aš tai matai, nežinau, kiek tai yra skirtumas. Man atrodo, kad bendrai kažkoks uždegimas vis tiek yra susijęs su imunitetu, nesvarbu, ar tai yra skydliaukės, ar tai ginekologiniai, vis tiek, jeigu tavo imunitetas yra silpnas, tai kažkuri vieta gali pasireikšti, ar tai endokrinologinė, ar tai dar kažkas. Šiaip, aišku, dažnai tie uždegimai su silpnu imunitetu labai susijęs, tai faktas yra, tarkim, jeigu mes kalbame apie bendrą tą imunitetą, taip, tam tos virusinės kvėpavimo takų uždegimai, mes čia dažniau sergam ir visą kitą, tai tas tik kimba, bet mes ir turim tą tokį silpnesnį imunitetą, kaip žinau, tą ginekologinę, ne? Tai čia vat, gal toksai iš tos pas, kur reikėtų daugiau pakalbėti, kad makštyje yra tam tikra mikroflora, ne? Tam tikras kaip imunitetas, ten turėtų mikroflora. Tai yra, kai pas mus mes nesam sterilūs, ne? Mes turim įvairiausių natūralių bakterijų, kurios yra daugiau ir mažiau. Ir pavyzdžiui, makštyje yra laktobacilos, tos tokios gerosios bakterijos, kurios apsaugo ten, atrodo, nuo įvairiausių uždegiminių ligų, kurios yra būtent dėl jų gaminama ta pieno rūgštis, dėl to makšties mikroflora yra rūgštinė ir daug ten įvairiausių bakterijų žūna ir visa kita. Ir tos laktobacilas ima viršų ir jos apsaugo makštį nuo įvairiausių tų visokių uždegimo. Tai jo, jeigu ta palūžta šita gynybinė vieta, jeigu laktobacilų kiekis ant tiek labai smarkiai sumažėja, tai pasidaro nuostabi terpė įvairiausiam kitiem grybeliam, augti ten įvairiom bakterijom, atsiranda bakterinė vaginozė ir visa kita. Tai jo, tai yra susijęs su sumažėjusiu imunitetu. Bet tas imunitetas yra labiau ginekologinis, čia yra ginekologinis, ne bendrai imunitetas. Čia yra labiau kalbant apie tą ginekologinį tokį imunitetą. Tai va, tai šitą tai mes tai galim stiprinti. Yra ten visokios laktobacilos vartojamas jau ten būtent į makštį. Dažnai žmonės būna, tarkim, maišo, aš kažkaip jiems sakau, jums reikia gerųjų bakterijų, ten trūksta tų laktobacilų makštės, sakau, ten yra tie tyrimai, kuriais tu gali nustatyti, kad jų trūksta. Ir sakau, jums trūksta, jums reikia būtinai vartoti, nes jums ten toj prasidės ar pasikartos ten toks uždegimas. Sako, jo, tai aš geriu ten kokios nors kur tenais geria ten skrandžio žarnyną ir ten taip toliau, ten kokį ten. Sako, ne, jums reikia ne šitų, jums reikia kitų bakterijų. Ir tu ten bandai. Tai aš manau, kad kalbant tiek apie makštį, tiek bendrai, ta gynybinė, tiek imunitetas, čia yra bendrai, tas imuninė sistema, jinai yra mums be proto reikalinga, nes jinai nuo daugelio infekcijų mus apsaugo. Tai yra kaip kokie šarvai, kur atmuša labai daug virusų ir bakterijų. Jeigu ta gynybinė siena griūna, tai aišku, tas visos bakterijos gauna atvirą kelią ir mes pradedam sirgti. Tai toksai tinka, ten aišku, ten visokie ir vitaminai D, vitaminai C ir taip toliau, bet reikia nepersistengti iš tikrųjų. Kartais būna žmonės iki persistengia su tais papildais. Tai dažniausiai, kaip šitie visi sako dietologai, kad subalansuota mityba yra geriausias mums tai visas turbūt vitaminas viskam. Ir tik tais, kai kurių rūšių vitaminų mums tik trūksta, kurias reikia vartoti. Tikrai nereikia ten visos paletės, ant kas sudėta vaistinį nusipirkti ir galvoti, kad čia dabar reikia viską iš eilės gerti. O tai tau atrodo, kokie yra svarbiausi gal papildai moteriai?
Nu, tai aš šiaip tikriausiai manau, kad vitaminas D ten žuvų taukai yra labai labai reikalingi. Tarkim, aš žinau, kad daugelį moterų ten mėgsta visokius gerti ten agnukastonus, ten visokius ten, visko ten jas mėgsta. Aš net kartais net pati pamirštu pusę ten tų žalių, bet aš, jeigu nėra indikacijų, tai jų nereikia. Tarkim, iš moteriškos pusės kažko specialiai, va dabar, kad pasakyti, visos, kurios klausosi, nusipirkite ir ten kažkokį vitaminą vartok. Nėra to, kad nėra. Dažniausiai, tarkim, tos visos laktobacilos visom nereikia. Aš jau dažniausiai pasakau, jeigu ten tyrimai yra geri, sakau, jums nereikia. Bet jeigu ten yra tyrimai ten blogi, tada tik tais reikia tų laktobacilų. Tai aš manau, kad didžioji dalis Lietuvos žmonių turi gerti vitaminą D ir ten ir žuvų taukus, visą kitą pagal indikacijas. Tai jeigu ten trūksta, tada ir vartoja. Jo, dėl žuvų taukų aš negerdavau niekada ir man buvo alergijos labai stiprios ir pradėjau gerti ir tiesiog dingo. Taip, aišku, stresas, čia, nėra vieno tikriausiai atsakymo, bet atrodo, tokie paprasti dalykai sutvarko alergijas stiprias. Jo, bet šiaip apie tą stresą vis kažkaip grįžtant, aš sakau, mes kur tik ką be šnekėtum, grįžtam prie streso. Grįžtam prie galvos, kaip sakau, jeigu reikia su galva, visada tvarkytis. Šiaip mūsų ta psichologija, jinai yra, džiaugiai stipri. Aš man kažkaip, gal nežinau, netgi norėčiau kažkokius kursus dar ten papildomai pasibaigti, bet mes turim begalės, tarkim, ligų, kurie yra susiję tiesiog su psichologiniais dalykais, kur, tarkim, ateina žmogus ir sako, man ten tas ir anas, ir tu sakai, nieko nėra. Nieko nėra, tipo, ne, man ten skauda, tu sakai, žiūrėkit, man ten skauda kiaušidė, sakau, žiūrėkit, normali ta kiaušidė, sakau, viskas jai yra gerai, ne, man vis tiek skauda. Yra tokių žmonių. Tai yra tai buvę, man. Yra. Ir, pavyzdžiui, kai kurie žmonės be proto supyksta, reikia išmokti labai gražiai prieiti prie to, sakyti, klausykit, ponia, jums, aš manau, kad yra psichologinis dalykas, jums reikia pas psichiatrą, reikia galbūt pasikalbėti, galbūt reikia kažkokį antidepresantą ar dar kažką, ir kurie būna tokia reakcija, mangi viskas gerai, mangi su galva viskas gerai, kodėl man pas tą psichiatrą čia mane siunčia, ašgi ten ne kažkokia. Tu sakai, aš suprantu, kad viskas, kad jūs esate protinga moteris ir visa kita, bet aš manau, kad skausmo priežastis yra psichologinė. Mes turime labai daug psichosomatikos, netgi kaip didžiausias, man toks vienas labiausiai pavyzdžių būna, kai tai tokie fantominiai skausmai, kai žmogus neturi kojos, bet jaučia, kad turi kojam. Skauda ta koja, nors jis neturi tos kojos, jam, tarkim, ta koja amputuota, bet jam vis tiek ją skauda. Ir tas toks, sakau, mes turim, ir lygiai taip pat ir būna su to pilvu. Ir aš, ačiū Dievui, kad man bent kelias moteris pavyko nukreipti pas psichiatrą, kas paklausė mano to patarimo, nuėjo. Ir aišku, aš turėjau tą po kokio poros mėnesių, ir sakau, kaip? Sako, nieko nebeskauda. Nebeskauda, atrodo žmogus, bet sunku įtikinti, ne žmogus, kad jam skauda pilvą, tai pas psichiatrą siunčia, galvoju, čia dabar, mani ten depresija, atranimą, liūdai, man pilvas skauda. Tai tas toksai sunku kartais įtikinti, bet kartais būna taip. Ir labai yra tokių žmonių, kur tu matai, ateina, kartais netgi nereikia labai daug ten, tarkim, bet matau, kad aš esu ten 7. žmogus, kuris konsultuos, mane begalė žmonių praėjo ir visi pasakė tą patį specialistai ir visi, kad ateina, visi sako tą patį ir aš matau irgi tą patį, ką visi specialistai, tai toksai būna, kad tu jau supranti, kad tikriausiai, kad čia yra kitur problema, negali būti tenais taip toksai. Tai psichologija yra labai stiprus dalykas, iš tikrųjų, tai gali daug ką, nuo pilvo skausmų iki visko ten sukelti. Tai čia dar vėl grįžtant truputį prie menstruacinio ciklo, Gentle Day turi tokius mitus, kur tau tiesa ar netiesa ir jie gali prasiplėsk. Tai vienas iš mitų būtų, ar tiesa yra, kad mėnesinės, skausmingos mėnesinės yra gerai. Ką reiškia gerai? Aš kad negerai. Kam gerai, kai skauda? Niekam negerai. Bet suprantat, aš žinau, kai kurias tas idėjas, kad tikrai dažnai būna, kad tu su kažkokiais papildais ir su kažkokiam paprastom priemonėm ne visada susireguliuosi tą mėnesinio skausmingumą. Ir aš labai begalės turiu pacienčių su skausmingo mėnesinėm, tarkim, ir mes dažnai žiūrim, aišku, yra priežasčių, kodėl jos gali būti skausmingos, tarkim, ten gali būti visokių ir polipų, ir miomų, ten ir visokių darinių, ir cistų, ir visokių dalykų gali būti. Bet labai dažnai būna, kai tu apžiūri ir tu matai, kad viskas idealu, viskas labai gražu, viskas ir taip toliau. Mes dar mes pradėjome šnekėti, kad, sakytum, kad mėnesinės, ar tiesa, kad mėnesinės palengvėjo po gimdymo?
Nu šiaip tai tiesa, tarkim, nu tikrai yra tos tiesos dėl to, kad jaunos negimdžiusios mergaitės, paauglės, nu, vat, moteris negimdžios, dažnai nu vis tiek tas kaklelis jisai būna siauresnis, jisai būna kietesnis, toksai. Ir tiesiog iš kur kyla tas gimdos, tas skausmas mėnesinių metu, tai kai atplyšta ta stora gleivinė, kur yra gimdos viduje. Tai kažkaip jie iš ten reikia išbėgti, ne? Tai gimdas spazmuoja, sukelia tokius kaip spazmus, kaip sąrėvio metu, spazmuoja ir viską valo žemyn pro gimdos kaklelį ir taip toliau. Ir jeigu tie spazmai yra dideli ir skausmingi, nu, tai aišku, kad skauda tie spazmai. Tai realiai dažnai būna moterim, tarkim, po gimdymo, nu, tas kaklelis yra ženkliai, ta anatominė struktūra gimdos kaklelio labai ženkliai pasikeičia. Tiesiog tas ir kanalas toksai būna praviresnis ir tiesiog ta... Ir tokia ta struktūra pati minkštesnė, tokia yra to pačio kaklelio, toks, nu, jis šiek tiek kitoks yra. Ir dažniausiai tikrai didžiai daliai moterų, tarkim, tas mėnesinių skausmingumas, jisai po gimdymo tikrai pasikeičia. Tai va tas toksai yra. Ir aš tikrai abejoju, kad tos, kurios vat, labai smarkiai kankinasi su mėnesinių skausmais, kad tu taip lengvai padėsi, tarkim, su paprastom priemonėm. Tarkim, aš žinau, kad kai kurie ten, sakau, tie viskie papildai, kai kurie sako, kai kurie ten paketai, ten joninės juostelės, tokios, nu, aš šito dalyko tikrai netikiu. Aš suprantu, kai mes kalbame apie kažkokius pamaudenimus, kažkokius, kur ten nelabai skausmingos ir kur ten net nelabai kreipiasi pas ginekologus dėl skausmingų mėnesinių, tai tada tos skausmus kaip ir gal ir užteks tokių, dar daugiau psichologinių dalykų, kad tai sutvarkyti, bet jeigu tai yra tikrai rimta problema, kur ten pykina, vemia, alpsta nuo skausmo, sako, aš negaliu nei mokyklą, nei darbą, aš pasiimu ten dukrą iš mokyklos, nes jinai tenais mokykloj ten verkia, kad nebegali kentėti raitus ant suolo, tai aš nemanau, kad čia be vaistų apsieisim kažkaip tais. Okay. O ar tiesa, kad su tamponais miegoti negalima? Aš apskritai jų nemėgstu. Aš buvau girdėjusi, kad nuo tamponų galima ligas įsivaryti, tai įdomu. Aš apskritai jų nemėgstu, aš net ir dienos metu nemėgstu, nei miegoti, aš apskritai sakau, juos uždrausti reikėtų. Ne, čia aišku, aš šaržuoju viškį, tai nėra taip jau visai juoda balta, kad suprantu progum, kad reikia, nori susimauti kažkokią, atėjo mėnesnės šventę, norisi kažką pasipuošti, kaip ir, pavyzdžiui, stringa. Irgi tragiškai aš jų nemėgstu, aš irgi juos išmeščiau, uždrausčiau, bet aš suprantu, kad yra progų, kai reikia, kažkokia yra ten tai šventė, norisi pasipuosti, norisi kažkokius apatinius pasirinkti ir tu pasirinki tą tamponų stringus ir taip toliau. Bet man jie nepatinka dėl kelių dalykų. Tamponai man nepatinka dėl to, kad vienas dalykas, jie pastebėjo, tarkim, kai visi daro eksperimentą, ne, tarkim, būna vaikai po vandeniu pakiša ir kaip balionas išsipučia tas, ne, tamponas jisai. Tai jisai save sugeria labai daug drėgmės. Jisai sugeria labai daug drėgmės ir to pačiu sugeria gerasias nakties bakterijas. Sugeria, tas laktobacilas. Ir tarkim, ir mes, jeigu pastoviai naudojam tą tamponą, iš tikrųjų, ta makšties mikroflora, tas balansas tikrai gali sutrikti ir didesnė rizika makšties uždegimam naudojant tamponus. Kiek esu turėjusi atveju, kai pas mane ateina moteris ir su kažkas nereikia, kažkas keisto, dar kažką, ir ten randi tamponą savaitės laiko paliktą makštyje, ten kokį nesinai pamiršo išsitraukti, arba ten dar kažkas buvo ir taip toliau. Tai buvo? Ir ne kartą, ir esu traukusi tos senus tamponus ir taip toliau. Sako, bet yra didžiulė rizika ten visokiam uždegiminiam lygom. Netgi kiek yra įvairiausių ten tokių straipsnių aprašyta, kad, tarkim, tai visokiai gali ir sepsis sukelti, tą toksinį šoką ir visą kitą, nesgi ten yra pilna bakterijos, ten dauginasi, ten yra tiesiog medžiaga, kuri kaupia save bakterijos, ten dauginasi, ten yra šilta, ten yra gera atmosfera. Tai nemėgstu aš jų, nes tikrai visų tų toksinių šokus, tai turbūt vienintelės iš higienos priemonių, kurios yra iki sepsių ir taip toliau, iki labai rimtų komplikacijų, kurios gali privesti. Ir aišku, tai yra reti atvejai, tai be proto reti atvejai, bet kas nori tokią atvejį turėti, niekas nenori. Kai kitos priemonės, tiek kokios taurelės, tiek menstruacinės kelnaitės, tiek paketai, nieko panašaus neturi kaip šitie dalykai. Tai aš kažkaip vis dar palikčiau tos tamponus labiau tiem, kada labai reikia, kai tikrai, bet šiaip renkantis higienos priemonę, aš palikčiau paketus arba taurelės, ten menstruacinės kelnaitės, viskas šitom priemonėm yra gerai. Aš žinau, bet aš irgi niekada nežinojau, bet tik aš iš Gentle Day sužinojau, kad jų tamponai yra šiek tiek kitokie, nes jie tų atplaišėlių nepalieka. Tarkim, nes visi tamponai yra tokia kaip vata, tokias atplaišėlės lieka makštie, kad irgi susijęs su sepsis ir tom visais tais uždegimais. O Gentle Day toksai, kažkada jie man išviniojo, toksai būna kaip merliukas toksai. Kažkaip įdomiai jos gamina, bet jie yra šiek tiek kitokie.
Bet aš apie juos nieko daug nežinau, nieko negaliu pasakyti, bet šiaip jo. Ir aš tokį turėjau tą laivą su Gentle Day. Jie man irgi sakė, sako, tai mes žinom, kad jūs nemėgstat. Sako, žinau, nemėgstu. Tai niekada nemėgstu tamponų. Jo, aš nemėgstu. Tai dar čia iš tų paskutinių klausimų gal labiau apie tą čia pienligę, ar ne? Tai irgi apie natūralius, o čia kadangi užsiminėm apie tai, kad kai kas sukelia uždegimus, tai pienligė yra nuo visokių ar ne sintetinių, arba ten, pavyzdžiui, prausimasis su tiesiog šarminiais dušo žele ten ir panašiai, ar ne? Kas dar sukelia pienligę ir kaip savo padėti tokiu atveju? Kas tai yra iš vis? Ja, tai čia dažnai gal ten pienligė, kandidozė, ten tų įvairiausių terminų galima girdėti, tai čia bet viskas apie tą patį sukasi. Visų pirma, tarkim, nežinau, kas susidūrė, kad nesusidūrė su ta pienligė, sutiks, kad yra viena šlykštesnių uždegimų yra iš tikrųjų ta pienligė. Dėl to, kad beprotiškai niežti, gausios išskyros yra. Ir kažkaip, kadangi tai ir nėra kažkokia labai rimta liga, ne? Nes lengvai pagydoma, bet nebeproto atrodo gyventi. Su pienligė gyventi tikrai niekas nenorėtų, nes toksai, atrodo, tu gali visą dieną užsikasyti ten su jie, tai toksai, labai šlykšti liga, tikrai, jie norisi kuo greičiau užgydyti ir ten lekia jau turbūt su tą pirmą minutę pacientas iki vaistinės, kad duokit ką nors, nes nebegaliu. Tai va. Ir kažkaip labai šitą temą daug domėjausi, nes turiu labai sunkių pacienčių, kurios labai kankinasi, pastoviai kartojasi. Ir buvau konferencijai, specialiai nuėjau klausytis to profesoriaus pranešimo, kur išnekėjo apie visas šitas pienliges. Ir jeigu aš jums pateikčiau apskritai sąrašą lentelę, kas gali sukelti pienligę, tai galo nebūtų. Kartais sakė, tas profesorius sakė, žinot, jeigu reikėtų visus šitos dalykus išimti, tai gyvenimo nebėra. Ir ten, tarkim, santykių nebegalima, ir to nebegalima, ir to valgyti negali, ir to negali, ir taip toliau. Begalės dalykų. Bet turbūt, jeigu kalbant apie tokius dažniausius, ne visus dalykus, tai vat ką paminėjo, tarkim, sintetinės kelnaitės, tie patys, irgi tamponai gali tą dalyką didinti, stringai ypatingai visus šitos dalykus daro. Ir kas labai iš tokių, dažniausiai nustemba žmonės, bet kas tikrai labai smarkiai susijęs su pienligė, tai yra angliavandenių valgymas. Tai yra cukrus, ypatingai greiti angliavandeniai, tai visi šokoladai, sausainiai, vafliukai ir visa kita tortai, ypatingai jeigu suvalgomas didelis kiekis, tai atrodo, kad tenais vos nerytėjų pradėjus, kad kažką pradeda niežtėti. Bet čia, man atrodo, niekam tie dalykai nėra geri. Nei stresui, nei uždegimam, niekam. Angliavandeniai yra blogis, bet sunku jiems atsilaikyti, čia yra žalingas įprotis. Angliavandenis valgyti yra žalingas įprotis. Tai va, ir dažnai ir būna, kad kartais, kai kartojasi, tai mes praeinam visus tos dalykus, sakau, ten atsisakom šitų sintetinių kelnaičių, atsisakom tamponų. Dar vienas dalykas, makšties plovimas iš vidaus. Dieve, mano, yra dar iki pat šiol pirkti šitų prausiklių, kur ten įkiši į makštį, ten paspaudi tokį ir ten visą makštį išplauna iš vidaus. Negalima makštės plauti iš vidaus. Laktobatilas visas senais išplaunė. Tai dar visi uždegimai toliau kartojasi. Tai aš suprantu, kartais būna, kad tos galbūt panaudoja prausikus gal vienkartinai, kai žiauriai daug išskyrų ir norisi tam kartui prasivalyti, nes labai nemalonu, tarkim, tos vašinės išskyros ten krenta ir visa kita. Bet šiaip kasdieniniam naudojimui tai jokiais būdais, nereikia jau ten makštės plauti iš vidaus jokių būdų, jo labiau su prausikliais, jokiais ten su putom, kvapikliais ir dar kažką, tai ten tikrai to daryti nereikia. Šiaip apskritai higienai užtenka šilto vandens, tarkim, net ir tų higienos prausiklių nebūtina. Bet taip aš suprantu, kad moteris dažniau, psichologiškai to nori. Jaučiasi, kad nusiprausė švariau, jeigu panaudojo tą prausiklį, tai tada rinktis jo tos specialius intimiai higienai su žemesniu pH, kad būtų bekvapiai kažkokie tokie visokie paprastesni iš tikrųjų dalykai, jokie būdų ten nenuo tokių tradicinių tų dušo želė ir visa kita. Tai tie dalykai didina tą visą pienligę. Tai mes dažniausiai apsikarpam tos visus dalykus, apsikarpam dietą ir dieta labai dažnai, netgi kandida dieta toks dalykas egzistuoja, galima ją rasti, toks, ko valgyti, ko vengti. Jo, tai šitie tokie labai dažni dalykai susiję, kartais būna, tarkim, ir su santykiai susiję, tarkim, būna, sako, tik lytiniai santykiai, politinių santykių iš karto ten prasidėjo uždegimas. Būna tokių dalykų, dažnai būna santykių pradžioj, keičiant partnerius, tarkim, kai dažniau keičiasi partneriai, taip gali būti, kad provokuoja dėl tos makšties mikrofloros visokių niuansų, sutrikimų ir visa kita, tai irgi gali išprovokuoti. Tai stresinės visokios situacijos irgi provokuoja. Tai iš tikro
daug labai dalykų, netgi sunku būtų visų apriboti, dėl to, kai kurios moteris gali viską apriboja, bet vis tiek varsos tą pienlygį. Nu, tai tada jau užsiemi kitais reikalais. Ok, nu tai ačiū tau labai, labai daug mes čia pašnekėjom ir jo jau matau laikas